Pilvelytės intro visai geras buvo, ne? Manau, paliktų šiam kartą. Taip. Mačiau ir vertinimai neblogi buvo, iš žmonių visiems patiko. Tai lai skamba Pilvelytė, vardant Pilvelytės ir Štegolevaitės ir šventosios Saulės Kliošo. Sveiki, čia Eurodienos podcastas. Su jumis sveikinasi ir vėl mūsų ketvertukas Justas, Austėja, Tautvydas ir Rytis. Labas rytas. Sveiki. Labas. Sveiki visi. Sekmadienio rytą įrašinėjom šį podcastą, tai tikimės, kad vakare jau galėsit jo ir pasiklausyti. Daug įvykių, jeigu neklystu 8 naujos dainos, gal net ir 9 mes aptarsim, nes Kroatija, ten aš nepamenu, skaičiavau ar neįskaičiavau į visą tą sąrašą. Na, žodžiu, tikrai pati derlingiausia turbūt šio sezono Eurovizinė savaitė, nes jau panašu, kad daugiau su tiek daug naujų dainų savaitės mes neturėsim. Tai ir šitas podcastas turbūt, kad bus vienas ilgesnių, tai apsišarvuojam kantrybę, pasiemam kavos ir pasiruošėme šnekėti, o jūs klausyti. Jeigu jums patinka tai, ką mes darom, tai nepamirškit paspausti like, subscribe ar ten kokių širdelių įvertinti, nežinau, per kur klausot mus. O taip pat atsirado ir dar vienas naujas būdas, kaip galite mums atsidėkoti. Jau ilgai brandinę šitą idėją, mes praėjusią savaitę startavom su Contribui platforma, kur galit palaikyti mūsų kūrinį, mūsų kūriamą turinį, o mes savo ruožtų pažadam dar daugiau jo daryti ir tiesiog, kam tai reikia, mačiau nemažai klausimų buvo kilę, kad maždaug, ką jūs čia darysit su tais pinigais, tai tiesiog daugybę metų mes jau iš savo lėšų viską darom, perkam mikrofonus podcastam, perkam programas montavimo, važiuojam į Euroviziją ir taip toliau ir panašiai, tai visą tai tikrai atima ne tik daug laiko, bet ir daug pinigų, tai norisi bent jau pradėti nebeiti į minusą, darant su šitais dalykais, o daug dieve, kada nors galbūt ir kažkokį pliusą, bet čia jau tikrai labai tolima ateitis, tai jeigu jums labai patinka tai, ką mes darom, jeigu norit mums atsidėkoti, jeigu norit dar labiau ir arčiau tapti Eurodienos komandos dalimi, tai contribui.com/eurodiena galit užeiti, pasirinkti vieną iš mėnesinių planų arba galit palikti ir vienkartinę paramą mums, už tai būsim tikrai labai jums dėkingi. O šį kartą būtinai turim atsidėkoti tiems visiems pirmiesiems mūsų mecenatams, taip pavadinkime juos, patys ištikimiausi žmonės, kurie tik paskelbus iš karto pradėjo mus palaikyti, tai amžinai būsim jums dėkingi, tai labai ačiū Airidui, Aušriniai, Gretai, Indrijai, Ingridai, Jovaidai, Julitai, Laimiui, Simui, Ugniui, Vaidui ir Viktorui. Paplojam jiems. Visi užsimūti neploja, bet gerai, visi paploja. Ačiū jums labai, o sakau, jeigu norite mus paremti, tai labai kviečiu tai ir padaryti. Aišku, nepamirškit, kaip ir sakiau, like, subscribe ir daugiau žmonių mus tada pamato. Mes šiaip irgi, ko tikrai galim pasidžiaugti, tai šiemet tikrai sulaukėm labai gerų skaičių, gerokai didesnių, tai panašu, kad vis daugiau žmonių atranda tai, ką mes darom, tai jeigu jūs turite dar kažkokių draugų, kurie domisi Eurovizija, su kuriais aptarinėja šitos reikalus ir manot, kad jiems būtų įdomus šis podcastas, tai nusiuskit, tegul paklauso ir galbūt ir jiems patiks. O mes tada judam prie reikalų. Šios savaitės turinys ir planas yra toks, kad mes turim aptarti Kroatiją, Šveicariją, Nyderlandus, Kiprą, Austriją, UK, Serbiją, Islandiją, ir netgi pažiūrėsim šiek tiek ir į kitą savaitę, kadangi vyks daugumos labai laukiamas Švedijos atrankos finalas. Tai nieko nelaukdami, mes pradedam nuo Kroatijos ir praėjusią savaitę mes kalbėjom apie tai, kad Kroatijoje greičiausiai laukia 2 arklių lenktynės, visgi tas vienas arklys taip nubėgo, kad kitų net ir nebesimatė. Tai tikrai toks įspūdingas rezultatas, surinkęs daugiau net negu 50% visų balsų iš žiūrovų, būtent komisija irgi jį palaikė, bet žiūrovai ypatingai didelį palaikymą išreiškė šiam atlikėjui ir Kroatijos vėliavą į Malmę veža atlikėjas Baby Lazanija, mažoji Lazanija, su daina Rim Tim Tagidim Dim Dim Didim Dim Dim.
Tai štai, mes šiek tiek jau praėjusią savaitę kalbėjom apie šią dainą, kuo ji mums patinka ar nepatinka, bet kas nutiko, kai ji laimėjo atranką, tai Kroatija dabar yra pagrindinė favoritė laimėti Euroviziją ir labai įdomi situacija. Nes iš vienos pusės aš matau labai daug žmonių, kurie sako, wow, kaip faina, kokia gera daina, kaip čia viskas smagu ir kaip šaunu. Iš kitos pusės matau labai daug žmonių, kurie sako, ar jūs juokaujat, kaip šita daina yra favoritė laimėti Euroviziją. Tai vat labai smarkiai polarizuojanti daina, kas manau, kad iš vienos pusės yra gerai, nes tikrai geriau yra taip, negu kad būti per vidurį, kur nieks apie tave nekalba nei iš vienos, nei iš kitos pusės. Bet, aš tiesiog pasikartosiu tai, ką sakiau praėjusią savaitę. Aš nematau niekaip šitos dainos laiminčios. Tebūnie, jį gali patekti į 10, jį gali būti gana aukštai, bet, nežinau, nebent kažkokį absoliučiai stebuklingą pasirodymą, nebent įvyktų toks milžiniškas pakilimas, kaip Måneskin buvo 2021 metų, kur mes irgi kalbėjom, kad, tokia kaip roko daina, bet vargu ar laimės. Su šitą dainą tai tikrai aš labai sunkiai įsivaizduoju ją laiminčią Euroviziją, bet gerą rezultatą pasiekinti ir Kroatijai tų rezultatų tikrai gerų reikia, tai šalis nedažnai užimanti aukštas vietas Eurovizijoje, tai iš mano pusės tiesiog sėkmės jiems. Tautvydai, kokios tavo mintys ar nepasikeitė per savaitę tas Kroatijos vertinimas? Ne, iš esmės nepasikeitė. Aš manau, kad visų pirma tai tikrai buvo geriausias kandidatas atrankoje ir man atrodo netgi jo pasirodymas finale buvo tikrai geresnis negu per pusfinalį. Tai tą pastebėjau, nes man atrodo pagrindinė mano kritika ir buvo būtent tam pasirodymui ir atlikėjui. Tokie dalykai kaip sceninė patirtis, jie iš oro neteis, bet manau, kad jeigu atlikėjas vis tiek galbūt pasirodys ir tuose iš ankstiniuose vakarėliuose ir vis tiek, manau, dirbs su tuo pasirodymu ir dabar turės 2 mėnesius, tai tikiuosi daug tokio užtikrintesnio Baby Lasagnos Malmėje. O kalbant apie rezultatą, tai aš visiškai sutinku, kad tai turbūt bus viena iš aukštas vietas užimsiančių šalių. Manau, kad vėlgi tikriausiai tai bus pagrindinė tokia Balkanų balsų rinkėja. Surinkėja, siurbelė, žinau kaip. Tai turbūt tokios pagrindinės nuomonės apie Kroatiją, visgi taip, ta pirma vieta lažybose, tai atrodo šiek tiek įdomiai, bet iš kitos pusės aš manau, kad visgi kol kas ir turim tokius metus, kad labai iš tiesų sunku pasakyti, kas iš tiesų gali laimėti. Tai tas turbūt šiek tiek galbūt ir prideda vien dėl to, kad, kaip ir sakėjai, kad iš tiesų yra daug žmonių, kurie tai pamato ir sako, wow, čia geriausias dalykas ever. Tai turbūt tada eina ir stato ir turim Kroatiją pirmo vietai. Austėja, ar tavo nuomonė nepasikeitė apie Kroatiją ir apskritai, ir aš užsiminiau apie 21 metus, Tautis užsiminė apie tai, kad tai metai tokie, kurie neturi kažkokio aiškaus favorito, 21 buvo panašiai ir mes matėm Italiją laiminčią berods, kuri ten keletą mėnesių iki Eurovizijos buvo, ten kažkur 5-6 gal pagal lažybininkus. Kaip tu manai, kokie čia metai mūsų laukia ir koks Kroatijos vaidmuo juose nusimato? Tai iš tikrųjų sutikčiau, kad iš tos pusės, kad šie metai yra tokie gana neaiškus, gana atviri, nežinom, kaip bus ir dėl to tos lažybos šiek tiek taip, sakyčiau, grybaujame. Ir mes kažkaip nelabai žinom, kas laimės, bet kartu ir lažybininkai irgi to kažkaip nelabai žino, bet su tais 21 metais tai dar galima palyginti, kad tada, pavyzdžiui, Maltą turėjom pirmoje vietoje, ten maždaug kovo pradžioje, kai ta daina išėjo ir man atrodo iki pat galo, ten iki repeticijų. Tai irgi buvo tokie labai atviri metai ir ten irgi viskas pasikeitė su tais pačiais Måneskin iki pačios Eurovizijos. Tai va, bet nežinau, ar čia labai galima lyginti su Måneskin, kadangi nors ir Sanremė jie gal nesuteikė tokio įspūdžio, kaip paskui jau pačioje Eurovizijoje, aš ten irgi tą tokį winner vibe pajaučiu tik po repeticijų, bet iš kitos pusės tai vis tiek daug buvo žmonių, kuriem patiko, jie patys scenui, kaip jie atrodė ir kaip jie dainavo ir tam pačiam Sanremė ir panašiai, o čia turim vis tiek tokį pasirodymą, kuris, vis tiek, kad ir kaip bebūtų, kad ir kaip jis patobulėjo per iš tikrųjų labai trumpą laiką nuo pusfinalio iki finalo,
tai vis tiek nėra kažkoks nei ten vokalas labai geras, nei kažkokia ta patirtis, senui, kad vis tiek tai nėra kažkoks patyręs atlikėjas ir tai jaučiasi. Tai jo, taip padirbės, bet tikrai nemanau, kad kad ten jau komisija labai palaikytų, to labiau, kaip pati daina irgi tikrai nėra ta, kur matyčiau, kad komisija labai ją palaikytų. Tai va. Aišku, tas rezultatas į žiūrovų atrankoj, tai labai kažkaip nustebino, man keista, kaip taip iš vis gali būti, kad jis turėjo tikrai tokį didžiausią įspūdį, nepaisant ten kažkokių trūkumų, kurių gal kiti neturėjo, nes ten kitų ten vokalai buvo geresnė dar kas nors, vis tiek bendras įspūdis faktas buvo geriausias, bet vis tiek kažkaip tas rezultatas tai labai nustebino, bet to kas ten žino, gal tai indikatorius, kad ir Eurovizijai bus su žiūrovais labai gerai ir pavyzdžiui turėsim kokį nors ten, nežinau, čia aš nemanau, bet to gal ir gali, pavyzdžiui, net ir laimėti kokį žiūrovų balsavimą, aišku, komisija sodins, tai tikrai nemanau, kad laimės, bet galbūt, nemanyčiau, bet kas ten žino. Ryti, apibendrink, kaip manai, kaip tai seksis pas žiūrovus ir pas komisiją? Du trumpi aspektai. Pirmas aspektas, man atrodo, dar per anksti spėlioti, kas laimės Euroviziją, nes kaip ir kalbėjom, yra atviri metai ir dar turime savaitę su trupučiu, kai pasirodys paskutinės dainos, apie kurias mes net negalvojame šiuo metu. Ir mano požiūriu, tos uždaros atrankos dainos neretai sujaukia šiek tiek kortas, ne visada, bet tikrai būna tokių atvejų. Ir šiemet, kadangi nėra tokių ryškių favoritų, man atrodo, kad tikrai gali būti toksai atvejis. O kalbant apie Kroatiją, tai aš nematau jos laiminti Euroviziją, bet matyčiau, pavyzdžiui, laiminti žiūrovų balsavimą, kaip čia Austėja ir užsiminė. Tik tokiu atveju nemanau, kad tai būtų toksai didelis atotrukis, kaip, pavyzdžiui, pernai buvo Suomijos. Ir tiesiog kadangi to atotrukio nebūtų dėl kelių priežasčių, dėl to, kad tos, sakykime, panašios kategorijos žanro kūrinių yra daugiau šiemet. Pernai jisai buvo toks vienas išskirtinis ir susirbė tos visus balsus. O kitas dalykas, tai jo, aš vis tiek netikiu, kad 2 metus iš eilės, sakykime, panašaus vaibo. Nežinau, kaip čia palyginti, bet nenumenkinti ne vienos paraiškos, jos yra skirtingos, bet, sakykime, savo nuotaiką gal šiek tiek panašios. Tai man atrodo, kad vis tiek 2 metus iš eilės neturėtų tas suveikti. Ir jo, tas atotrukis tokiu atveju laimėjimas, sakykime, nebūtų toks didelis, kad kad sudarytų sąlygas bendroje lentelėje išplaukti pirmoje vietoje. Ir jeigu taip reikėtų visai tokį wild guess sakyti, tai man atrodo, kad šie metai galėtų būti tokie kompromisiniai, kai nei žiūrovų, nei komisijos laimėtojas laimės. Kaip kad, pavyzdžiui, buvo 19 metais, jeigu neklystu, tik bent jau man atrodo, kad tais metais tas favoritas buvo aiškus nuo pat pradžių. Tai va, tiek trumpai. Taip, aš irgi norėjau šitą mintį būtent pasakyti, kad mes turim turbūt nemažai dainų, kurios gali laimėti žiūrovų balsavimą. Aš kol kas dvejoju, kiek mes turim tų dainų, kurios komisijos balsavimą gali laimėti. Pavyzdžiui, vakar tikrai galvau, kad jeigu Serbija išrinktų Zoriją, apie ką dar mes pakalbėsim, aš kažkaip būčiau labai rimtai spėjęs, kad jį būtų galėjus laimėti komisijos balsavimą, dabar jau apie Serbiją taip negalvoju. Ir būtent, kad va tada gali būti ir taip, kad 2, 3 vietą užėmusios dainos, tos, kurios mažiausiai nubaus kita pusė, ta ir gali laimėti, ir tai aišku bus Lietuva. Mes artėjom prie tos savo pergalės ir mus gerai vertins ir žiūrovai, ir komisija. Taip, daug pozityvo mes turim apie Silvestrą ir apie Luktelk. Tai tiek apie Kroatiją, skubame mes prie kitos šalies ir jau prakalbam apie Silvestrą, tai turbūt, kad dabar pakalbėsim apie vieną iš jo favoritų. Kol kas šių metų Eurovizijoje, bent jau pagal tai, ką jis rašo socialiniuose tinkluose. Šveicarija pristatė savo dainą. Šveicarija atstovaus Nemo su kūriniu The Code. Ir, kažkoks jau romanas ten mesgas, man atrodo, tarp Silvestro ir tarp Nemo, kadangi Silvestras ir Twitteryje, mačiau, rašė kažką tai apie maždaug, kad ar žinote, ar Nemo single, paskui įkėlė kažkokį tai screenshotą iš Spotify'aus, kur pats surinko 2 milijonus perklausų, tai įkėlė pasidžiaugdamas, kad 2 milijonai perklausų, bet matęs apačioj, kad klauso būtent Šveicarijos dainos.
šiuo metu, tai kažkoks toks įdomus momentas vystosi. Ir dar vienas disclaimeris, kurį turiu paminėti, kas irgi sukėlė diskusijų mūsų čate ir net aš darbe tikslinausi su kai kuriais žmonėmis. Šis atlikėjas yra non-binary, tai yra, nepriskiria savęs nei vienai, nei kitai lyčiai ir tiesiog nėra lietuvių kalboje žodžio ar kažkokio tai įvardžio, kaip jį reikėtų vadinti. Dėl to aš klausiau net ir kalbininkės LRT esančios, tai ji sakė, kad, kadangi mūsų kalba apskritai yra linkusi į tokį maskulinizmą, pavyzdžiui, mes renkame prezidentą visada ten, arba yra ten koks mokyklos direktorius kaip pareigybė, tai dėl to reikėtų ir šitoje situacijoje, vartoti jis tada šiuo atveju. Tai toks irgi įdomi mintis, jeigu kažkas nežinojo, to dabar aišku einam prie dainos, tai čia, kaip suprantu, bus tas kūrinys ir tas variantas, kuris išpjaus gerklės pas mus podcast'e, nes visi turim labai labai polarizuojančias nuomonės, o mano nuomonė yra tokia, kad su geru pasirodymu šitą dainą gali priartėti ir prie pergalės, su blogu pasirodymu ji gali nepatekti į finalą. Labai labai įdomi daina. Aš mėgstu visokius tokius freaky dalykus, kur čia 6 dainos vienoje, aš čia girdžiu ir Unicorn iš praėjusių metų, aš čia girdžiu ir Who the Hell is Edgar, aš čia girdžiu ir La Forza, aš čia girdžiu ir Running Vengrijos 2014, daug visko, drum and bassas, opera, popsas, simfoninis kažkoks tai instrumentalas ir man tai žiauriai patinka. Šią savaitę tai buvo viena mano dažniausiai klausomų dainų. Ir sakau, tik tai sunkiai aš įsivaizduoju, kokį pasirodymą galima šitai dainai pastatyti veikiantį, bet numatysim, kaip Šveicarijai pasiseks. Aš tada galvoju, Austėjai duosim per vidurį šnekėti, nes Austėjai irgi mano palaikymą duodam dabar kažkam atsakyti į priešingą pusę. Tautvi, tu sakei, kad nekomentuosi mūsų čate Šveicarijos ir palauksi podcast'o, tai dabar, klausom tavęs. Man atrodo, aš šiek tiek nuvilsiu tave, nes tu, man atrodo, jau tikiesi, kad aš tiesiog sudeginsiu ugnyje Šveicarijos dainą, bet to nebus, nes visų pirma, tai man tas toksai dainų mišinys bendrai, dainuose jis dažnai atrodo gan keistai. Galbūt, kai yra maišomi kokie 2 stiliai, ir sakykime, kaip pavyzdys, tiesiog kažkokia pop daina ir ten įsimaišo repas, ne? Kad ir Ukraina šiųmetinė. Tas dar neatrodo taip keistai, sakyčiau. Bet kai yra tiesiog visko per daug, tai man atrodo, ypač turint omeny Euroviziją, būtent to pirmo įspūdžio konkursą, tai man atrodo, šiek tiek klausytojas lieka toksai confused ir nesupratęs, ką čia mato, kas čia buvo. Tai nebuvo ta daina, kurią pirmą kartą išgirdęs galėčiau paniuniuoti. Tai nėra daina, kurios visas skirtingas dalis galėčiau prisiminti jau dabar kelis kartus ją išgirdęs, nes dar šiandien ryte pasiklausiau prieš podcastą, kad šviežiai sukaupti tas mintis apie privalumai. Tai man atrodo, daina šiek tiek labiau make sense, kai mes stebim videoklipą būtent jos, nes man atrodo, jis tikrai labai geras ir šiek tiek ta visa idėja su ta daina labai gerai yra tame klipe apipavidalinta. Iš kitos pusės, tai visiškai neaišku, kaip tokią dainą galima pastatyti Eurovizijoje taip, kad, sakykime, tas įspūdis būtų nesusipratimo, bet to tokio labai teigiamo pozityvo. Aš, jeigu galėčiau, tai aš šią dainą tiesiog nukirpčiau, išmesčiau pirmą 1,5 minutės ir palikščiau tiesiog tą antrą pusę. Ta antra pusė yra labai efektyvi, ji yra stipri, ji yra galinga, instrumentuotė irgi yra labai galinga, man atrodo. Ir ta daina tai būtų tokia, kurią aš tikrai sakyčiau, va čia tikrai kūrinys, kuris gali užimti labai aukštą vietą. Iš kitos pusės, tai man atrodo, kad šiaip yra problema su daina, kai mes galvojam, kad pačia jeigu geras pasirodymas laimės Euroviziją, jeigu blogas nepateks į finalą. Tai tikriausiai aš likčiau prie tos nuomonės, kad toje dainoje potencialo yra nei tam, nei tam.
Bet šiaip tas įspūdis, nėra jisai visiškai neigiamas. Tiesiog po to pirmo klausimo aš buvau labai confused. Nežinau, ką aš čia pamačiau. Pasiklausius kelis kartus, tą dainą šiek tiek prisijaukini labiau. Bet tas didelis žanrų mišinys man vis tiek šiek tiek atrodo toksai, kuris neįtin žavi ir nežinau. Tai va tokia, nėra jį visiškai neigiama nuomonė ir tikriausiai, kai ją pirmą kartą išgirdau, tai taip komentarai būtų buvę daug neigiamesni iš manęs, bet dabar nuomonė tokia. Austėja, prisipažink, kurioje vietoje Šveicarija yra tavo topė? Tai iš tikrųjų čia toks įdomus dalykas, aš kažkaip padėjau pirmą dieną, kai paklausiau tą dainą, iš karto ją padėjau, man atrodo, 6 vietą, paskui ten jau ją vis klausiau, ten vakar ir panašiai, ir padėjau galų gale į 2. Ir taip galvoju, gerai, kaip čia tai padaryti, aš dar galvoju, kiek čia yra tas toks vadinamas recency bias, kad va čia kurios dainos dabar išeina, kurios jau gal kiek ir pabodo ir panašiai, ir kažkaip nenorėjau tą 1 vietą dėti, bet kažkaip šiandien, aš dabar prieš pat rašant šitą podcastą, aš vėl paklausiau tą dainą ir kažkaip galvoju, ne, viskas, aš dedu į 1. Viskas. Tai va, ir čia tiesiog yra labai tokia, net nežinau, kaip čia geriau išsireišti, kiek man patinka iš tikrųjų šitą dainą. Gal pradėsiu nuo to, kad akivaizdus dalykas yra labai daug įvairių skirtingų žanrų. Ir ne tik, kad, ta prasme, tas dalykas tai gali būti tiek gerai, tiek blogai turbūt, bet apskritai, kad turi ir tokį melodingą priedanį, tokį pop, sakykime, ir apskritai melodingos dainos yra tai, ką aš labiausiai turbūt mėgstu apskritai. Turi ir operą, turi ir drum and bass, kurį irgi labai mėgstu dažnai, turi ir tas aukštas natas, tokias kaip ten baladėse ar pop dainose būna. Ir turi repą, ir turi labai daug visko. Iš esmės labai daug tokių dalykų, ką aš labai labai mėgstu. Ten, kad atrodo vienoj dainoj, čia vos ne kaip man rašyti, ten gal repas nebūtų tas dalykas, kur ten jau būtent labai ten lydyčiaus ar kažką, bet labai daug tokių visokių. Iš kitos pusės atrodo, neturėtų vienoj dainoj visą tai būti, bet kažkodėl suveikia. Tai galvoju, wow, kažkoks toks labai įdomus fenomenas, kad taip veikia. Ir kad tai taip gerai skamba ir kartu turim, pavyzdžiui, kad ir keista daina, kad ir ten sunku tą struktūrą kažkaip pagauti nuo pirmo karto, bet vis tiek yra ir tas melodingas priedainis, kuris, nėra iš tikrųjų sunku jo klausyti ir panašiai. Tai va, tai tokie dalykai ir plus ir dainos žodžiai yra labai tokie gerai parašyti, labai kažkaip pamėgau tos žodžius, kai atrodo, galima interpretuoti įvairiai, universaliai, bet labai jie taip gerai parašyti, visiškai nenuvalkioti ir panašiai. Ir šiaip tie žodžiai, aš galvoju, gal net gali būti iš tikrųjų apie paties atlikėją, apie net ir tai, kad jis, pavyzdžiui, yra non-binary, kaip jau buvo minėta, ten, pavyzdžiui, sako, kad atrado save tarp 0 ir 1, ten kažkur ten buvo pragare ir vėl grįžo, ten tokie visokie, tai čia gal ir referuoja į būtent tai, bet kartu, manau, ir visi gali kažkaip atrasti kažką savo tose žodžiuose, tai labai labai stipri paraiška. Ir dar, kas dar papirko iki tos jau 1 vietos, kad aš jau kažkaip galvoju viskas, tai aš dar žiūrėjau klipą ir dar, pavyzdžiui, viena tokia detalė ten dainos kulminacijai, kur atlikėjas žiūri į tą traukinio bilietą ir paskui jį apverčia ir mato ten kaip veidrodį, kaip žiūri į save ir ten maždaug ir žodžiai, kad ten atrado save ar kažkas tokio. Tai gal čia tokia dar mintis, kad maždaug pagaliau atrado to tokią, nežinau, tai, kas su savimi, jeigu taip galima pasakyti. Tai va, tai labai daug tokių minčių. Ir šiaip iš esmės, jeigu dėl rezultatų galvojant, tai jeigu jis išdainuotų viską, ten labai daug visko yra ir atrodo labai kažkaip nesinori tų vilčių per daug turėti, bet jeigu jis išdainuotų taip jau gerai, tai galėtų tikrai bent jau komisijos balsavimą, manau, laimėti. Jo, bet tą viską reikės dar ir išdainuoti. Čia tikrai laukia keista užduotis. Ryti, tu buvai pašiurpęs ir pakraupęs, kai išgirdai, kad Austėjos 1 vietoje yra šita daina, kad aš pasakiau, kad į mano trejetuką ji patenka. Ar tu visai ne fanas esi Šveicarijos? Ne, čia gal šiek tiek tu perdėjai, taip nėra mano atveju, bet man šita daina kelia klausimų, tai aš gal čia turbūt šiaip aš nesu prieš ją nusiteikęs ar kažką, bet turbūt negatyviausiai čia nuskambėsiu, tai įspėju. Tai man kelia klausimų, tai pirmas klausimas, kurį jau čia aptarė, tai labai trumpai, kaip ją pavyks atlikėjui išdainuoti, atlikti,
Turbūt, aš įsivaizduoju, bus naudojama daug ir įrašytų back vokalų, nes ten labai daug tų sluoksnių yra kai kuriuose vietose. O kitas dalykas, kuris man kelia klausimų, tai, kaip čia pasakyti, tokia tendencija, ne tai kad tendencija, bet tos dainos, kuriuose yra labai daug visko sumiksuota. Ir dabar man kilo tokia mintis palyginti jas su suneštiniu baliumi, kai visi atsineša kažkas, kas jiem patinka, ir maždaug čia tokia mintis, kad dabar šitoj daina gal visi kažką ras, kas jiem patinka, ir tada gal mes visų balsų susirinksim ir laimėsim. Man atrodo, taip šiek tiek neveikia. Ir aš priskirčiau šitą dainą, man atrodo, kad jinai yra parašyta Eurovizijai, nes būtent tasai visko miksavimas ir toks konstravimas, kad mes čia dabar padarysim, kuo daugiau visko sudėsim tokį wow, man šiek tiek primena pernai Izraelio paraišką, kuri taip pat labai jautėsi, kai mes išgirdome pirmą kartą ir nematėm pasirodymą, mes jautėm, kad čia yra parašyta daina Eurovizijai. Tai čia šiek tiek sudėtingiau tuo, kad kaip jie tą pasirodymą sudėlios, kad viskas susisietų, tai tas galbūt toks būtų klausimas didysis. Bet šiek tiek man įdomi ta tokia tendencija, kad nežinau, nepažiūrėjau, ar kitos atlikėjo dainos yra irgi toksai miksas skirtingų žanrų dalykų ir tas suneštinis toksai, ar čia būtent Eurovizijai, nes jeigu taip reikėtų spėti, manau, kad Eurovizijai, ir šiek tiek gal dar sugrįšiu prie tos tendencijos, kurią čia pastebiu, kai kalbėsim apie UK, bet tiesiog noriu pasakyti, kad įdomi ta tendencija pastaraisiais metais konstruoti tas dainas tokias, kur šiaip mes normaliai, ten, sakykime, radijoje jų nesiklausyti, negirdėtume tokių dainų. Ir vėl pagalvojau, gal čia kažkiek ir yra Karijos efektas, nes pas jį buvo tos 2 dalys dainos, bet ten tik 2 dalys, o čia jau pasidaro 5-6. Tai jo, o minusas turbūt tų visų dalių kombinacijos yra tas, kad, pavyzdžiui, man tai labai sunku atsiminti, kaip ta daina skamba. Ir turbūt reikės už kažkokių vizualių kabliukų kabintis, norint įsiminti jau pačiam kontekste. Bet galbūt sutiksiu su tuo, kad jeigu viskas būtų atlikta taip, kaip galėtų būti atlikta, kaip skamba studijiniam įraše, tai tada manau, kad komisijos visgi labiau įvertintų tą dainą negu žiūrovai. Ir galbūt tas rezultatas nebūtų kažkoks labai blogas, bet rezervuotai žiūrėčiau galimybės laimėti, bet daug dar nežinomųjų. Tai gal tiek. Na taip, Šveicarija pirmą kartą po 4 metų pertraukos siunčia nelėtą dainą. Na ir matysim, kaip jai seksis. Na, aš sakau, mano viltis didelės bus turbūt viena laukiamiausių repeticijų. Kai būsime Malmėje jau, arba kai dar nebūsim Malmėje ir lauksim tų įrašų iš organizatorių, tai tikrai labai nekantriai lauksim. O dabar judam prie Nyderlandų. Nyderlandai jau irgi prieš kurį laiką gruodį dar paskelbė, kad šaliai atstovaus reiveris Just Klein, kažkuris tai vienas iš tų variantų. Joost Klein. Va, dabar visi žinosim, kaip reikia sakyti. Ir tai buvo mano viena laukiamiausių šių metų eurovizinių dainų. Ir aš vakar tiesiog klausydamas jos galvojau, kokią čia ištrauką tą reikės jos įdėti į šitą. Ir galvoju, kad aš labai norėčiau jos net visą minutę paleisti. tą visą pabaigą. Bet, na, susipažinkit, kas dar nesat girdėję, Joost Klein daina Europapa. Welkom in Europa, jongen! Koks roller coasteris man buvo su šita daina, nes kai pirmą kartą ją išgirdau, man tai buvo didžiausias metų nusivylimas. Pirmas klausimas manęs taip nesužavėjo, na, išskyrus tą paskutinę minutę, kur jau atsiranda daugiau tų žemų, atsiranda tas visas beisas, tūsas, bet man pirma dainos pusė buvo, nusakau, tikrai labai didelis nusivylimas, nes tikrai tikėjaus daug trankiau, daug labiau crazy, daug labiau nesąmonės kažkokios ir jos negavau, bet tada staiga šita daina patapo man iškart ir metų groweriu, nes nepaisant to, kad
mane nuvylė jos pradžia, bet man tai patiko dainos pabaiga, kad aš vis tiek ją pradėjau klausyti. Sukau, iki kol prisijaukinau jau ir tą pradžią, ir Nyderlandus tiesiog vakar, kaip siunčiau į chatą video, iš ten 20 vietos pakėliau gal ten į 4 ar 5. Tai, tikrai nėra nuostabu, kad tokia daina man patinka, kai aš esu Karijos didžiausias pasaulio fanas ir panašių dainų. O ta paskutinė dainos minutė, kur jau sakau, tas didesnis reivas prasideda, tai man apskritai skamba kaip Eurovizijos Televote laiminti minutė. Bet klausimas, kiek žmonių pritrauks ta pirmoji dainos pusė, bet žinom ir tai, kad jis yra labai labai stiprus atlikėjas gyvai atliekantis savo dainas, tai irgi galim tikėtis milžiniško energijos pliūpsnio. Tai žodžiu, daug minčių dėl Nyderlandų, bet sakau, ta dainos pabaiga, tai yra kažkas kosmiško ir turbūt mano dažniausiai klausoma minutė, būtent aš tiesiog klausau tą dainą, ateina pabaiga, atsisuku dar tą minutę 5 kartus, tada prasuku. Rytė, kokį tau įspūdį paliko Nyderlandų daina? Gera, nes iš tikrųjų aš atėjau su žemais lūkesčiais, nes iš to, kai buvo pristatytas atlikėjas, aš jau buvau nusprendęs, nurašęs, kad man čia nepatiks ir, žodžiu, neturėjau didelių vilčių, bet mane labai prikaustė ir tiek garsas, tiek muzikinis video nuo pat pradžių. Ir kuo toliau aš klausiau, to man labiau patiko, nes aš pamačiau šitoje dainoje ganėtinai daug įvairių sluoksnių. Ir labai smagu, kad jinai yra olandiškai, nes olandų kalbos negirdime dažnai Eurovizijoje. Paskutinį kartą, kai girdėjome, tai ta pati atlikėja pasirodo ir klipe, galite pamatyti, jeigu ten įdėmiai žiūrėsite prie stalo. Bet grįžtant prie dainos, tai iš tikrųjų čia yra toks atvejis, kur aš kai paskaičiau žodžius dainos, man labai norėtųsi, kad nesakau išversti į anglų kalbą tą dainą, bet pavyzdžiui, jeigu būtų subtitrai ant pasirodymo uždėti scenoje, tai man atrodo pridėtų žymiai didesnę vertę galbūt visiems žmonėms, kurie nesupranta olandiškai, nes bent jau man, tai kas žavi šioje dainoje, tai kad iš pažiūros tiek vaizdo, tiek garso, sakykime, atrodo, kad tai turėtų būti labiau tokia linksma, gal tokia šiek tiek pašiepianti Europą, parodijos tipo daina. Bet paskaičius žodžius, bent jau man, tai labiau panašu yra meilės laišką Europai, gal net Europos Sąjungai tiksliau, nes tenais atlikėjas dainuoja apie tai, kad nereikia pamečiau pasą, bet man nereikia vizos, tenais eurą mini, labai daug yra visokių tokių užuominų. Aišku, yra ir toksai asmeninis lygmuo apie nostalgiją, santykių su tėčiu ir panašiai, bet ypač muzikinėme klipe ta paskutinė dalis dar yra tokia outro ir muzikinė, kurioje matome degantį namą ir sudega tiek tas namas, tiek nuotrauka su tėčiu. Tai čia irgi tokia, man atrodo, dviprasmybė, aš išvelgiu, kad viena vertus yra tas ilgesys ten to asmeninio santykio, bet kita vertus, tai galima pasakyti, išvelgti ir tokį, kad sakykime, nenoriu pasakyti, kad Europa griūna, bet visas ta gerovė, ant kurios jinai buvo pastatyta, šiek tiek braška ir palengva dega, sakykime. Tai man atrodo, kad nors ir daina tokia labai linksma, bet jie galima išvelgti tokių labai daug įvairių emocijų, sluoksnių ir tam būtent reikia suprasti, apie ką dainuojama. Tai bent jau žodžius. Tai dėl to norėčiau, kad jie kaip nors įkomponuotų bent kažkokį vertimą, bet kurio atveju manau, kad net kaip ir daina tiesiog pasiklausimui be jokio ten įsigilinimo, jinai skamba visai neblogai ir ganėtinai saugiai, sakyčiau, palyginus su to, ko gal buvo galima tikėtis iš atlikėjo, bent jau taip, kaip jis buvo pristatomas. Tai gal tiek. Tautvydai, tu anksčiau būdavai didelis Nyderlandų fanas, pastaraisiais metais tas fanatizmas, man atrodo, šiek tiek apmažėjęs buvo. Gal šiemet vėl grįžti savo vėžės? Ne, negrįšiu, bent jau kol kas. Šiaip taip, tikrai atsimenu, buvo tas periodas, kai Nyderlandų kūriniai man labai patiko ir buvo keletas tikriausiai metų, kai patiko labiau negu bendrai visiems, kieno nuomonės teko girdėti, ir galiausiai kiek Eurovizijoje pasisekdavo.
pliusai tikriausiai, kalbant apie šią paraišką, tai būtų tie, kuriuos Rytis paminėjo. Tai man atrodo, kad nors čia ir turime tokią smagę linksmą dainą, bet joje yra daug prasmingo turinio, jeigu taip galima išsireikšti, kuris būtent yra perteikiamas per dainos žodžius, per tą iš tiesų tikrai įdomų videoklipą. Bet jeigu žiūrint tiesiog per dainos prizmę, tai manęs absoliučiai nekabina pati daina. Deja, kol kas jį beveik mano lentelės dugne. Aišku, vėlgi aš ją klausiau kelis kartus, galbūt iki gegužės dainuosiu Europapą kasdieną, bet tas įspūdis tai va toksai, kad galima turėti labai gerą turinį, galima turėti daug prasmių ir jas išvelgti, bet jeigu pati daina tiesiog nėra patraukli, tai ir tas bendras įspūdis yra nekoks. Tai bent jau aš prie tokios nuomonės kol kas, bet matau, kad tai yra viena labiausiai populiarėjančių dainų labai greitai. Žinoma, jis yra labai populiarus Nyderlanduose, Belgijoje, tai aišku, vien tos šalis, tų šalių žmonės stebi tą dainą, stebi tą videoklipą, klausosi tos dainos, tai peržiūras renka labai labai greitai, manau, ir aišku, ir Eurovizija tikriausiai palaikys, bet šiaip aš įsivaizduoju tokį kūrinį, kuris galbūt ir kitose socialiniuose tinkluose galėtų išsprogti. Ir aš manau, kad tai galėtų būti daina, kurią iki gegužės šiaip daug kas jau bus girdėjęs. Tai tokia turbūt bendra nuomonė. Tai visai Eurovizijoje gali ir neblogai būti. Pamiršau disclaimerį pasakyti, kad Tautvydas gyvena Jungtinėje karalystėje, kuri išstojo iš ES, tai akivaizdu, kodėl jis yra skeptiškas šiai dainai. Austėja, apibendrinkit. Ar tu esi tas žmogus, kuriam patiko tik tai dainos paskutinė ta lėtoji dalis? Bent jau taip spėčiau iš anksto. Ne. Iš tikrųjų, tai aš dar iš kitos pusės norėčiau šiek tiek pasisakyti vieną tokią mintį, kad nepaisant to, kad taip tikrai yra tam tikra žinutė dainos ir, ta lėta dalis taip, ten gal pati pabaiga gal kažkiek buvo, kad gal ir kaip ir geriausia dalis, bet, taip šiek tiek, nežinau, tai paskui kažkaip gal tik pirmą kartą klausom, tai buvo paskui jau, aš 2 kartus iš viso klausiau, bet ką aš norėjau pasakyti, kad šiaip turbūt nenustebinsiu, kad nesu šiaip fanė, nėra, kad labai sužavėjo ta daina, nėra mano stiliaus daina, bet iš kitos pusės aš kažkaip džiaugiuosi, kad tai yra tokia, kaip čia pasakyti, kad tai yra tokia kaip, jeigu žiūrėtume į tas tokias linksmas dainas, kažką tokio, sakykime, išeinančio iš formato, to tokį reivą, to tokį kažkokį, nenoriu gal sakyti ten joke entry ar kažkas, nes tai kaip ir, čia apskritai šita savoka labai yra pernelyg daug naudojama ir panašiai, bet jeigu, sakykime, priskiriant prie tų tokių tą pačią kategoriją einančių dainų, kaip ten ar tai kokia Estija, ar tuo labiau Suomija, tai man kažkaip atėjo tokia mintis, kad gerai, kad Nyderlandai daro tai labai taip organiškai, viskas eina į tą tokį žanrą, kokį ir norima padaryti, kad tai yra kažkaip taip, sakykime, smagu visą tai, nors ir ten žinutė, kad ir kokia jinai bebūtų, jinai taip kažkaip linksmai yra perteikiama, viskas taip labai, yra labai organiška, kaip pavyzdžiui, ten kokia yra ten, pavyzdžiui, Suomija, kur atrodo linksma ir tada kažkodėl bandoma ten aukštas natas dainuot, kurios ten nelabai pavyksta ir taip kažkaip bandoma brėbti kažką ir tai net nepadaroma gerai. Tai Nyderlandai labai yra, man atrodo, savo vietoj ir labai yra daroma tai, kas ir turi būti daroma, tai dėl to kažkaip dėl to visai patiko. Ir aš tikrai lūkesčių neturėjau iš esmės jokių, bet šiaip nuomonė yra tikrai geresnė irgi negu tai, ko tikėjausi. Tai va, čia tiesiog papildant, aišku, ten dėl kitų dalykų, turbūt sutinku dėl daug ko, ką pasakėt, bet jo, čia tiesiog dar tokia papildoma mintis. Ryti, tu pridėt kažką norėk. Taip, aš noriu greitai šokti, bet irgi tas palyginimas, kuo Nyderlandai išsiskiria, man atrodo, kad pavyzdžiui, kas man Kroatijai nelabai patinka ir apskritai daug tos kategorijos dainų, labai dažnai čia tokia metafora gal panaudosiu, labai dažnai nueina į tokį draskymąsi.
draskimas ant scenos, pavyzdžiui, Baby Lasagnos tasai šokis pačiame gale jau pasirodymą, ten man yra tiesiog draskimasis toksai ir man atrodo toksai, nereikalingas atributas, sakykim, ir, pavyzdžiui, arba ten kokiam LT United pasirodyme irgi buvo toksai draskimasis, toksai, kam jo reikia, o va čia yra nenueinama į tą ir tai atliekama, kažkaip nenueinant to ne tai, kad pigiausių, bet paprasčiausių kelių, pasidraskykim, taip, tai gal va taip. Mes dar pasirodymą nematėm, tai man atrodo, dar luktelkim prieš šią išvadą padarant. O šiaip tai smagu, kad Nyderlandai pagaliau šiek tiek kitokią dainą siunčia. Aišku, mes turėjom Birth of a New Age 21 metais, bet apskritai pastaraisiais metais Nyderlandai turi tokias lėtesnės, liūdnesnės šiek tiek dainas ir va šitas reivas yra kažkas į kitą pusę. Gerai, judame dabar prie Kipro. Matau, kad mes kadangi labai daug dalykų turim aptarti, aš net buvau pasižymėjęs maždaug kiek minučių mes turim kam aptarti, tai matau, kad pagal planą šiek tiek atsiliekam, bet aš tikiu, kad Kipras bus ta daina, kur mes to laiko galėsim gal ir sutaupyti. Tai išgirskime Kipro pasirinkimą šių metų Eurovizijai, tai yra atlikėja Silija Kapsis ir daina Liar. Ir vienintelis dalykas, ką aš galiu pasakyti, tai kad tai yra atlikėja, kuri yra vėliausiai gimusi atlikėja kada nors dainuosinti Eurovizijoje šiuo metu. Ji yra gimusi 2006 metų gruodį. Ji beveik 2007 metų gimimo yra. Čia yra siaubas, neįtikėtina, kad žmonės yra gimę su tokiom datom. Mes tą patį pernai atsimenu apie Viktor Vernikos kalbėjom iš Graikijos, kuris buvo pirmasis berods 2006 gimęs atlikėjas. Tai ji vis dar yra ten, bet man baisu pagalvoti, kad kitais metais mes jau turėsim turbūt žmonių gimusių 2007-2008. Daina, man, šiek tiek klausydamas jos pasijaučiau kaip klausydamas Queens of Roses, nes tai buvo tokia daina, kurios aš turėčiau kaip ir nekęsti dėl jos primityvumo, bet man visai smagiai susiklausė, aš niekada nebalsuosiu už ją, aš neraginsiu kitų žmonių jos klausyti ten ar panašiai, bet man ji nebuvo tiek bloga, kiek aš galvau gal kad bus. Tautvi, kaip tau Kipras? Kipras, man atrodo, nykus. Net ir tame žanre, tame tiesiog tokio tipinė pop daina, man atrodo labai blanki. Ir net jeigu lyginam su kažkuo panašaus, nes man bent jau labai sunku iš tiesų yra vertinti Kiprą kontekste su Malta ir Lenkija, tai aš manau, kad Kipras tikriausiai pralaimi šią trikovą visiškai. Tiesiog, man kas dar atrodo sunkiai suvokiama, kad tai yra ta daina, kuri ten jau kelis metus keliavo iš vienos atlikėjos į kitą, ją ten perdarė, rinko, neišrinko ir pagaliau ji nuskambės Eurovizijoje. Tai... Trumpas klausimas tau, Tautvi, čia ta daina, kuri turėjo 22 Rusiją atstovauti, ne? Kažkas rašė apie tai. 22, nesu tikras, bet pernai jie turėjo keliauti Graikijai, bet nepavyko ten praeiti, tai palaikė ją šiemet. Tai man atrodo, kai girdė apie tokias dainas, tai ir lūkesčiai ir atrodo, wow, kokia čia vis daina, kad ją laiko ir ją vėl iš naujo bando, bet, kai išgirsti tokį rezultatą, tai tiek. Man atrodo, kad tai, nėra labai bloga daina, bet aš ją sunkiai įsivaizduoju paliekant labai didelį įspūdį, ypač tokiais metais, kai mes turim daug tų vidutinio arba greito tempo dainų ir tiesiog neįsivaizduoju, kuo Kipras galėtų išsiskirti. Austėja Ryti, gal kažkas iš jūsų turi tik tai kokį vieną sakinį apie Kiprą pasakyti? Aš turiu sakinį. Vieną sakinį turiu. 2 sakiniai vis dėlto. Kipras dalyvauja pirmajame pusfinalyje, į finalą nepateks. Ačiū už pastangas, viso gero. Puiku, Austėja, wrap up. Tai Kipras iš tikrųjų labai yra ta daina, kurios nėra. Aš maniau, kad, tipo gerai ten
faktas tai nėra kažkai išskirtinė, bet bent jau aš kažkaip taip po priedainą ir ten po to jau ten to vadinamo ten to post chorus, kur ten jau kartoja tą lie ir po tos dalies aš kažkaip galvoju, bus toks išsitaškymas, kažkoks toks dropas ar kažkas, kur bent jau, nu, ne tai, kad labai aš pamėgčiau, bet bent jau kažkiek užkabinto, dabar ta daina net, kad ir kaip norėčiau, niekuo visiškai nekabina nei vienoje sekundę. Tai va, o ten dėl jo pasirodymo, nu tai irgi nieko nesitikiu, kai atlikėja tokia turbūt ir patirties nelabai turi ir dar ko nors. Tai realiai, nu, kad ir tai nėra gal objektyviai labai labai blogai, bet aš padėjau paskutinę vietą šitą dainą. Tai atsiprašau, Kipro. Ok, man atrodo neįtikėtina, kad aš esu tas žmogus, kuris geriausiai atsiliepia apie šitą dainą. Bet, va, kaip matot, laikai keičiasi, žmonės keičiasi, senstu ir aš gal. Tai štai, ačiū Kiprui, judam prie Austrijos. Kipras padėjo mums sutaupyti šiek tiek laiko, o Austrija su savo visą juokingą istoriją, kaip jinai ten nulykino, prieš kelis mėnesius girdėjom šitą dainą, paskui išleisti buvo snipetai dainos, tarsi jos dar niekas nebūtų girdėjęs ir galų gale Austrijos atlikėja Kalin pristatė kūrinį su tokiais techno motyvais We Will Rape. Praėjusią savaitę mačiau komentarų Eurodienos YouTube, kad norėtumėt, jog į podcastą, norėtumėt matyti video podcastą, tai kol kas parašykit, jeigu tikrai to norit, mes pabandysim tai apsvarstyti. Ir vienintelė priežastis, kodėl mes negalėjom daryti video podcast'o, tai nes Tautvis reivina iki nakties kiekvieną šeštadienį ir tiesiog sekmadienį sako, aš nesu prezentatyviai atrodantis. Tai Tautvi, ar tu reivini pagal Austrijos dainą? Tai tuo ir pradėsiu galbūt Austrijos apžvalgą. Ne. Nereivinu ir man atrodo, Austrija yra ta tokia situacija šiųmetinė, kai jaučiuosi vienas kambaryje, kuriame nieko nepažįstu ir esu visiškai svetimas. Nes reakcijos į Austrijos dainą bendrai yra labai geros. Žmonės kalba, kad čia kitąmet grįšim į Vieną. Mačiau ir Eurovizijos būtent balsavimo lentelėje fanų, ji yra labai aukštai. Aš visiškai to nesuprantu. Man ji tiesiog skamba senamadiškai ir jeigu tas toksai galbūt ankstyvųjų 2000-ųjų beatas kartais, jis gali skambėti įdomiai, tai man taip nėra. Atrodo vėlgi įvairių, toksai įkvėpimas imtas iš įvairių dainų, tarkim, kad ir, pavyzdžiui, Madonos Girl Gone Wild labai tas motyvas yra ryškus, bet man bendrai tas įspūdis, kad aš pavargstu nuo tos dainos labai greitai, aš ją pasiklausau gal kokios minutę ir man jau ji tiesiog atsibosta. Ji yra šiaip tokia labai besikartojanti ir vėlgi ji neturi kažkokių labai įdomių instrumentuotės dalių, ji neturi kažkokių labai ir pats ir dainavimas, vėlgi tai ne viskas, tikėkime, bus gerai, bet vėlgi neturi kažkokių, sakykime, nėra ten kažkokios akrobatikos, kaip Rytis išsireikštų. Tai man tas kūrinys tiesiog praeina, nežinau, absoliučiai Austrija manęs nesužavėjo ir tiesiog, keistai jaučiuosi, nes aš matau, kad, daugam jį patinka. Bet galbūt šiek tiek, kalbant apie jų galimą pasirodymą, rezultatą, ir aš tiesiog imčiau tą argumentą, kad Austrija jau kelis kartus bandė siūsti tas tokias greito tempo, ten ar techno, ar motyvų, ar dar kažkokių kitokių klubinių motyvų turinčias dainas. Ir visų pirma, jiems visiškai nepavykdavo jų gerai perteikti scenoje. Kartais, žinoma, turėjo ir ne pačių stipriausių vokalisčių. Panašu, kad šiemet bent jau vokalas tikriausiai turėtų būti geras. Bet vėl, kaip Austrija tai pateiks ir, aš nežinau, aš manau, kad tai bus viena iš tų dainų, kuri yra labai gerai vertinama, bet aš jos aukštai lentelėje visiškai neįsivaizduoju.
Ryti. Aš gal iššoksiu dėl tų lūkesčių ir buvusių Austrijos patirčių. Tai taip, bet turiu argumentų, kodėl šie metai yra galbūt kitokie ir kodėl yra pagrindo taip manyti. Tai visų pirma, kas žino, kas nežino, Kalin buvo, šitą atlikėją Austrijos buvo 2018 metų Fuego stand-in atlikėja. Ir yra plačiuosiuose internetuose tas įrašo dalis, bent jau kaip jinai atlieka tą dainą, tai jinai tikrai ir dainuoti, ir šokti moka, galime iš to pasakyti, o čia jau yra tokia daina, kur šokti reikia, nes kitaip ką darysi, ant tos scenos, jeigu nešoksi. Kitas dalykas yra, Austrijai aš noriu paskirti kokią nors nominaciją, aš vis sugalvoju kokią nors ir pamirštamės po to tai, bet Austrija šiemet turbūt yra ta daina, kuri buvo nutekinta daugiausia kartų. Ir ten, čia turbūt 5 galima suskaičiuoti, tai vienas iš tų nutekinimų yra ir kur pasirodymo, bent jau kažkokios tai atrankos vidinės uždaros, kur parašyta Do Not Film, yra toksai įrašas, tai tenais irgi matome, kad atlikėja moka šokti ir šokių yra pasiruošusi. Tai sudėjus tuos komponentus, man atrodo, kad galima tikėtis, kad pasirodymas šiemet nebus silpnoji Austrijos dalis viso dalyvavimo. Ir aš bent jau tikiuosi taip. Ir daina, tai jinai papuola į tą kategoriją, kokios turime šiemet daug, bet man asmeniškai tas skambesys toksai gal ir nelabai patinka, nes jeigu, pavyzdžiui, kitos dainos su tuo senesniu skambesiu iššaukia kažkokią nostalgiją, tai čia tiesiog man jinai skamba senamadiškai, kaip jau sakė Tautvis, bet tikiuosi gero pasirodymo ir kad tikrai užkurs tą vakarėlį. Ir jo, šiaip bendros reakcijos, sakykime, fanų bendruomenėje tai yra labai geros į šitą dainą ir lūkesčiai yra dideli, tai įdomu, kaip pavyks jos išpildyti, aišku. Austėja, aš nepamenu, pagal kurią tu ten dainą pernai labai reivinai. Kur mes Tai Izraelio gal pernai. Gal ir Izraelis. Ar čia geriau už Izraelį? Ne, už Izraelį tai tikrai negeriau. Bet šiaip tai patiko. Aš netgi pagalvojau, kad iš tikrųjų, tai čia nekalbant, aišku, apie pasirodymus, tai su Austrijos dainom man apskritai yra taip, kad tiek Halo, tiek ir Who the Hell is Edgar aš kažkaip daugiau klausydavau, negu kad ten iš tikrųjų vertinčiau gerai tą dainą. Ir su šita We Will Rave irgi yra iš esmės panaši situacija, kad nebūtinai aš ten kažkaip vertinčiau labai gerai ir ten prognozuočiau kažką ten labai wow ar dar kažką, bet labai kažkaip jos norisi klausytis. Ir man atrodo, tuoj bus prie tokių labiau klausomų netgi dainų šių metų. Nes, tikrai tokia, kai ten anksčiau ten kažkokie ten nulykinti įrašai buvo ar dar kažkas, tai aš taip labai atidžiai kažkaip jos neklausiau, galvoju, gerai, gal visai kabinanti, bet ir tiek, bet kai paklausiau taip jau rimtai, taip jau atidžiai, tai, nori, nenori, tiesiog trypti taktą. Nori, nenori užkabina, kažkaip ir norisi pasileisti vėl ir kažkaip toks netgi ten, pavyzdžiui, matyčiau save ten ir vasarą tą dainą klausant kažkur ten, kai saulė, kai kažkas net ne tik vasarą, bet net ir vakarą jau pasivaikščiot, buvo gražus oras, daug saulės ir taip kažkaip tiko šitą dainą savo tą nuotaiką tokia. Tai jo, tai tokia smagu iš tikrųjų tokia tikrai labai kabinančią dainą turėti, nors dėl pasirodymo tai čia klausimas, nes šiaip aš dabar galvoju, o ten tas įrašas, kur Fuego ten kartais ne fonograma buvo, aš dabar neprisimenu. Gal ir ne, bet, gerai. Bet kuriuo atveju, taip pamatysim, aišku, kaip tas pasirodymas, kad šokt Kalin moka, tai manau faktas, ne šiaip šokėja labiau negu dainininkė yra, kiek žinau. Man net patiko Emilio mintis, kad ir padainuos kaip šokėja. Aišku, matysim, kaip bus, tikiuosi, kad viskas gerai, ten lyg ir tikrino ir tą gyvą atlikimą, tai matysim, bet vis tiek, man atrodo, tai labiau daina kaip toks, tokia tiesiog kabinanti daina pasiklausimui negu kad Eurovizijai. Tai va, tai tokios ir mintis. O mes dabar podcast'e esam 5, jeigu mane praščiau girdi, tai dėl to, kad mano katinas trinasi į mikrofoną, aš tiesiog jau su juo nebesusitvarkau, tai priėmiau jį į mūsų laidą, jis turi irgi stiprių nuomonių, bet kol kas dar kuklinasi pasakyti, va, kai mikrofoną įjungiau. Apie Austriją dar mano trumpas pastebėjimas, aš šitos dainos, kai jinai nusilykino, paklausiau gal 2 kartus, bet tas, aišku, We Will Rave labai labai smarkiai stringa ir aišku, jis yra kartojamas labai daug kartų toje dainoje, tai turbūt dėl to, bet, šiaip jisai stipriai skambanti tokia vieta, bet kai jau klausiau pirmą kartą oficialiai išleistos dainos, galiu pasakyti, kad
į antrą dainos pusę man tiesiog jau nusibodo, nes atrodo, lyg aš tą dainą būčiau girdėjęs 20 kartų, ir jau man po truputį daros bloga nuo jos. Tai vat toks buvo niuansas. Ir dar vienas, aš nežinau, kodėl taip retai man būna, kad taip specifiškai aš kažką norėčiau dainose pakeisti. Tai kai yra tas bridžas, kur ten turbūt bus kažkokie įspūdingi šokiai, ir po jo vėl jinai kartoja We Will Rave. Ir man ten yra, taip smarkiai vienu We Will Rave per daug. Nes man grinai atrodo, kad jinai pasako vieną, antrą, man atrodo, kartą, ir jau tas antras jau tikrai turėtų būti bum, sprogimas, viskas baigėsi. Ir tada dar vienas ant viršaus, kuris man taip tenai netinka. Net nežinau, ir kiekvieną kartą, kai klausau, jau atrodo, ta daina jau čia baigsis ir jinai nesibaigia, ir dar tas vienas We Will Rave būna. Tai toks, nežinau, kažkoks labai labai keistas dalykas. Tai tiek su Austrija, matysim, kaip jai seksis, aš irgi abejočiau, ir bus taip gerai, kaip fanai ją vertina, bet tai vis tiek tokia daina su geru pasirodymu, kuri finale turėtų būti ir turbūt ir į 15 pretenduoti, ir į 10 galbūt net, jeigu ten viskas gerai susiklostys. O dabar einam prie vienos laukiamiausių šių metų Eurovizijos dainų. Jungtinės karalystės atstovas Oli Alexander iš grupės Years and Years po daug visokių namiokų, tiek vizualinių, tiek garsinių, pagaliau pristatė savo dainą Dizzy. Tai aš iš karto duodu ir Tautvydui šnekėti, kad jūs jau ten gyveni, tai sakyk jau, tai ten kalba žmonės apie šitą dainą, kaip ten vyksta. Ja, tau mačiau antraštės tų tokių, žinai, visiškai bulvarinių naujienlaikraščių, ten Oli šokiruoja Europą, vos ne kažkas tokio. Jeigu rimtai, kalbant apie Jungtinę karalystę, tai man atrodo, kad labai daug kas pasijautė panašiai kaip ir aš, kad tie lūkesčiai buvo labai labai aukšti ir jie visgi nebuvo visiškai pateisinti. Man atrodo, kad tikriausiai pliusas šio kūrinio yra, kad jis yra gan lengvai įsimenamas, nėra jis sudėtingas, jis labai gerai gali skambėti radio stotyse, tikrai būtų ta tokia daina, pagal kurią gal ir paniuniuosi, gal ir pajudėsi šiek tiek, bet man joje labai labai trūksta stiprios pabaigos, gero bridžo, nes man atrodo ta daina eina gan vientisai, tada lyg ir bridžas jis yra labai labai silpnas, ir tada vėl ta kulminacija yra tiesiog kartojimas to paties, kas skambėjo ir tą pirmą dainos pusę. Tai struktūra, man atrodo, yra tokia, kuri nepalieka tokio gero įspūdžio, koks jis galėtų būti. Visų antra, Oli Alexander tikriausiai yra ne pats stipriausias vokalistas, bet jis gali užkurti gerą pasirodymą. Tai tikėkime, kad bent jau pasirodymas bus toks, kuris, sakykime, nepaliks galbūt abejingų ir šiek tiek kompensuos už tą stiprios dainos trūkumą. Ir man atrodo, kad Jungtinės karalystės daina tai yra tas pavyzdys, kai tas toksai šiek tiek retro skambesys ir atrodo nostalgiškai ir teigiamai, apie ką neseniai ir kalbėjome. Tai tokios turbūt pagrindė mintis, šiaip aš ją vertinu gan gerai, bet labai labai norėjosi to tokio išsprogimo gale, kur jau ten visiškai nurautų stogą, tai dėja to nėra. Kiek padės jam vardas, nežinau, bet šiaip šiek tiek galbūt šiuo metu nerimauju dėl Jungtinės karalystės, kad tie visi lūkesčiai gali nueiti ne ten, kur tikriausiai Jungtinė karalystė nori, ir man atrodo, galbūt nesiremčiau visiškai pernykščių pavyzdžių, bet jeigu matytumėme tą visą rollercoaster, kuris buvo su Mae Muller po dainos išleidimo, kaip aukštai ji buvo vertinama, tai buvo viena iš favoričių ir kuo viskas galiausiai baigėsi, tiesiog, kad trūko kažkokio
išskirtinumo ir įspūdžio bendroje toje finalo masėje, sakykime taip. Tai, Prieš perdodant mikrofoną Ryčiui, kuris to čia ditirambu turbūt pridainuos Jungtiniai karalystiai, mano pastebėjimas, kad, pavyzdžiui, man šitą dainą iš snippeto, kur buvo tik tai priedainis, man jį labai patiko, bet kai išgirdom pilną dainą, aš daugiau tiesiog nieko joje geresnio neišgirdau, kur irgi labai laukiam bridžo, labai laukiam sprogimo pabaigoje, viską tikrai gerai susakė. Ir, man tai irgi kažkaip šviečias, kad matau tikrai labai daug žmonių rašančių būtent tas mintis, kad tikėjaus daug ir nuvylė. Tai aš manau, kad ir Eurovizijoje nemažai žmonių tikėsis daug, sakys, geras, čia bus įdomus vardas ir tada bus toks, ką jau mes nekartą matėm su Kaskada, su Bonnie Tyler ir panašiai. Tai aš nenustepčiau, jeigu UK net nepateks į 10 su šito vardu ir čia bus vienas iš tų atvejų, kai kaip Britai sakys, o Dieve, mes išsiuntėm tokį gerą atlikėją, tokį žymų vardą, tai ko čia tai Eurovizijai reikia? Jūs matėt, ko reikia Samo Raiderio, reikia nuostabaus dainininko, kuris išneštų tą dainą, kuris susprogdintų viską ant scenos, gal dar Oli Alexander tai padarys. Toje dainoje irgi yra daug vietos geram pasirodymui. Ryte, tau provokuojantis klausimas, jeigu šitą dainą atliktų ne Oli Alexander, ar mes apie ją kalbėtume? Būtent aš apie tai ir noriu pakalbėti, turiu šiaip daug minčių, tai pasiruoškite. Pirmiausia, man atrodo, didžiausia problema visoje šitoje situacijoje UK yra ne pati daina, o tiesiog lūkesčiai, kuriuos turi, drįsčiau sakyti, turbūt eurofanai, nes turbūt bendrinė auditorija dar nėra susipažinusi tą žinią, kad Oli Alexander dalyvaus Eurovizijoje. Tai man atrodo, kad visų pirma, jeigu tai atliktų taip kaip tu ir sakai, jeigu kas nors kitas atliktų tą dainą, tikrai nesulauktų tiek net ne kritikos, o tų tokių nusivylimų. Antras dalykas, taip, tai niekas ir, kaip pasakyti, tos lūkesčius užsikėlė, man atrodo, patys tie žmonės, kurie turėjo tos lūkesčius, nes nebuvo, man atrodo, UK nebildino čia kažkokio hypo, gal aš praleidau, bet tiesiog paskelbė atlikėją ir jau visa kita atsitiko savaime. Tai vėlgi, dar apie tos lūkesčius turėjau tokią mintį, mačiau tokių, sakykime, gal ir prieš dainos išleidimą lūkesčių vėlgi, kad žmonės tikėjosi, kad bus kažkas tokio kaip King, kur jau būtų didžiausia Years and Years daina, didžiausias hitas, kurią turbūt žino, turbūt daugelis klausytojų, bet truputėlį aš turiu iškart atsakymą į tai, tiems žmonėms būtent, kurie tikėjosi tokios dainos, tai King yra išleista prieš 9 metus. Ir tikėtis, kad žmogus, kuris profesionaliai sukasi Britų pop muzikos industrijoje, leistų kažką panašaus, ką leido prieš 9 metus, man atrodo, yra tiesiog nelogiška. Ir tai, kad vietoj to jisai pristato dainą, kuri atitinka visiškai šių dienų tendencijas ir yra parašyta kartu su vienu iš Dua Lipos singlo Houdini bendraautorių, tai man atrodo būtent ir atspindi tai, kad šis atlikėjas žiūri būtent į šiandienos aktualės ir šiandienos, sakykime, kad ir madas, bet tikrai nesižvalgo tai, ką darė prieš 9 metus ir netgi kitų pavadinimų. Tai turbūt nebuvo, mano nuomonė, logiška tikėtis kažko panašaus. Taip, tai dabar apie tos lūkesčius. Ir čia šiek tiek norėčiau pakalbėti apie pačią tendenciją, kur užsiminiau, kalbant apie Šveicariją, kuri man pasirodė šiek tiek įdomi ir noriu pasidalinti dėl to. Ilgą laiką Eurovizijoje, galbūt sakyčiau nuo 12 metų, kai viskas sudrebino euforiją, man atrodo, kad Eurovizijos etalonas buvo daina, kuri skambėtų Europos radijuose. Ir man atrodo, kad bent jau mes, kai vertinam Lietuvos atrankos dainas, sakydam, čia tokia daina, kur tikrai skambėtų radijuose, nežinau, ar dažnai tokių turėdavom, bet, sakykime, čia mums atrodė toksai etalonas, bent jau man pasirodė. Ir dabar esame tokioje situacijoje, kai šita frazė, čia galėtų daina skambėti radijuje, jau yra naudojama iš negatyvios pusės. Ir man atrodo, kad ir kritika Melody Festivalinui iš dalies yra su to susijusi, kad visos tos dainos galėtų skambėti radijuje ir kažkodėl mums tai yra nebeįdomu. Ir tada ateina į sceną tokios dainos kaip Šveicarija, kaip pernai Unicorn, kurios realiai, jų
aš bent jau neįsivaizduočiau iš pirmo pasiklausimo, kad čia labai būtų tokios radijinės dainos, bet atrodo, kad dabar Eurovizijoje mes norim kažko labai vizualaus, kažko labai specialaus Eurovizijai ir tokio, jo, ir tiesiog atrodo, kad apsivertė šiek tiek tasai vertinimas, kas čia gali būti, pasirodyti gerai ir ko apskritai reikia tai Eurovizijai. Nes anksčiau, vėlgi, sakyčiau, buvo toksai matymas, kad daina turėtų būti tiesiog gera daina, o ne parašyta specialiai Eurovizijai, o dabar man atrodo, kad mes vėl grįžtame prie to tokio, kad vis dėlto daina turi būti parašyta Eurovizijai, nes tada mums įdomu ir tada galima visko prikrauti, visokių žanrų, sužavėti komisiją, žiūrovus, skaičiuoti, daryti kažkokias matematikas, vokalinės akrobatikas ir visus tos ingredientus sudėjus gauti tą Eurovizijos laimėtoją. Ir tuo tarpu Dizzy yra daina parašyta radijui, parašyta pop muzikos tendencijoms ir šiai vasarai artėjančiai. Tai dėl to aš ją vertinu teigiamai, nes man atrodo, kad tai yra natūralus žingsnis iš atlikėjo, kuris nesieja savo karjeros su Eurovizija ir čia yra tiesiog, man atrodo, jam toksai kaip ir promotional dalykas, pereinant iš to Years and Years etapo į Alexander etapą. Ir sunku vertinti, kaip galėtų pasirodyti, ta prasme, rezultato prasme, koks tas rezultatas galėtų būti. Man atrodo, kad vis dėlto komisijos vis dar šiek tiek vertina, kadangi komisijoms patinka Švedija, o aš sakyčiau, Švedija yra tas toksai radijinio standarto pavyzdys, tai turėtų ir komisijos įvertinti šitą dainą. Kita vertus, pernai irgi buvo UK gan tokia radijinė daina, sakykim, bet to palaikymo nesulaukė. Kita vertus, galbūt tos pačios komisijos ir labiau į tą vardą gali kreipti dėmesį, nes jie, sakykim, domisi muzika, galbūt yra girdėję šitą atlikėją, tuo tarpu tiesiog žiūrovams jie galbūt yra girdėję Olio dainas, tikriausiai yra girdėję, bet jie nežino, kad jisai jas atlieka ir, žodžiu, tai tokios didelės įtakos, sakykim, galbūt ir nedarys, nebent komentatoriai labai jau ten hypins, kad čia va toks vardas ir ko tikriausiai iš dalies bus, tai kažkiek tą rezultatą ir gali įtakoti. Tai vien dėl šių dalykų man atrodo, kad sunku dabar nuspėti, kaip čia bus. Galbūt bus kažkur per vidurį, galbūt toks bus balansas, kad nei ten labai laimės, nei ir ten liks kaip Mae Muller paskutinėse vietose. Ir dar dėl Bridžo. Man iš pradžių irgi jisai atrodė šiek tiek toksai underwhelming, neišpildantis to jau tokio lūkesčio, kad čia bus Bridžas ir, žodžiu, čia išsprogdins kažką. Bet kita vertus daina vadinasi Dizzy. Tai aš galvoju, gal jisai jau tenais tiek dainos gale yra toksai jau apsvaigęs, kad jau nebėra jėgų tenais kažkokių ten pompastinių dalykų atlikti, dėl to atsiranda tas toksai kaip ir spoken word, nežinau kaip čia pasakyti, lietuviškai kalbėjimo tipo Bridges, kuris, man atrodo, irgi nėra gal toksai blogas. Nežinau, man ta daina patinka, irgi galbūt turėjau kažkokių lūkesčių, bet galvoju, kiek tie lūkesčiai yra svarbus eurovizinėme kontekste. Nes mes domimės, mes turim lūkesčių, bet paprasti žiūrovai, kurie įsijungs tą vakarą, kaip su tais lūkesčiais bus. Tai gal tiek norėjau pasakyti. Na ir dar turėjau pasižymėjęs, kad kontekstas, kad yra šiaip daug greitų dainų. Tai aišku, jeigu būtų baladžių metai, tikrai šitą dainą labiau išsiskirtų, jeigu, pavyzdžiui, tai būtų 22 kokie. Tai tada jo, bet dabar, aišku, dar tas kontekstas prisideda, kad turime daug greitų dainų ir tai dar gali daryti įtaką rezultatui. Tai tiek norėjau pasisakyti. Na, Austėja, ar turi dar ką pridėti, nes jau čia tikrai tiek daug laiko skiriam šitai dainai? Na, čia kažkaip labai daug laiko skiriam, bet aš tai taip labiau neigiamai, sakyčiau, atsiliepčiau šitą dainą, nes, tiesiog taip sutinku, aišku, kad tai radijinė daina, tai ta daina, kuri taiko į vasaros hitą turbūt, bet kalbant apie tos vasaros hitus, tai yra toks dalykas, kad aš manau, kad vienas dalykas yra ten tos jau labai ten užkabinančios dainos, ten šokių aikštelių, sakykime, hitai, bet šitą dainą aš labiau matyčiau kaip tokią tiesiog foninę, kuri per radiją gal grotų, kurią gal visai smagu kartais pasiklausyti ir tiek. Tai man tokia, tokia labai, nusakau, tiesiog foninė, tiesiog jokia ten, nėra tokia, kad ten kažkaip labai užkabinto ar dar kas nors, bet tiesiog tokia ir tai dėl to galvoju, kad gerai, klausosi gal neblogai,
bet ar tai tikrai Eurovizijai veiktų? Čia vėlgi dar kalbant apie tuos eurovizinius standartus ir ten radio hitus ir kažką, tai aišku, tai nėra, aš manau, tai nėra blogai, ten radio hitai Eurovizija, bet kitas dalykas, vis tiek Eurovizija mes matom pasirodymus, mes matom ten kažkokius vizualinius dalykus, mes girdim gyvą vokalą, tai faktas, kad tai tiesiog iš principo, tai nėra tas pats, kas ten radio koks nors šou ar ten kas nors, tai vien dėl to, man atrodo, yra ten tie lūkesčiai tokie, kaip ir dėl to mes ten norim tokių ten dainų, kaip ten kokia Šveicarija ar dar kažkas. Tai va, bet apskritai, kaip, aš sakau, būtų kitaip, jeigu ta daina būtų tikrai labai labai užkabinanti, kur tu iš karto norėtum šokti. Tada galbūt kitaip, tada turėtume tokį vakarėlį Malmės arenui, tada turėtume daug to tokio užsihypinimo ten ir ten, ne tik ten, bet ten ir, nežinau, prie televizoriaus ekranų, ten ir dar kažkur, bet to tiesiog šita daina, manau, kad neturi. O tuo labiau dar jeigu nebus ten atlikta kažkaip labai gerai, tai dar labiau. Tada iš vis, nes vėlgi aš nemanau, kad Olė Aleksandra yra labai ten geras, pavyzdžiui, vokalistas. Gal ir yra, gal dar išgirsim, gal nustebins visus. Bet sakau, aš tiesiog nematau, man netgi sakyčiau, kad pati daina iš savęs, I Wrote a Song, buvo tokia labiau kabinanti netgi. Tas toks beatas, sakykime, net geresnis buvo. Tik pasirodymas, aišku, buvo labai prastas. Tai jeigu tai dainai nepasisekė visai, tai čia, nematau, kuo turėtų labiau apart to, kad pasirodymas gali geresnis ir gali ten dėl vardo kažkas, galbūt ten kokie nors ištikimi fanai arba ten, nežinau, komisijos ten nesdomisi ar ten dar kažkas. Tai va, tai turbūt tiek. Manęs nesužavėjo. Ir netgi aš ne veltui paminėjau Austriją ir apie tai, kad ten matyčiau save ten klausant vasarą ar dar kažkaip, tai va jo, aš Austrijos dainos labiau tikrai mieliau klausyčiau negu UK. Tai mažiausiai, ko tikėjomės, tai kad UK ir šiemet šakės bus, bet gal dar nebus. Sakau, mes kaip ir kalbam, to potencialo tikrai yra nemažai. Geram pasirodymui, matysim, kaip jie išsisuks. Dabar skubam į Serbiją. Serbijoje vakar vyko stebėtinai šaunus finalas. Ir mes tikrai net rytis jau, jeigu įsijungia Serbijos finalą, tai čia jau žinokit, nes Tautvis, man atrodo, šitą mintį parašė, kad rytį domina tik tai tų šalių finalai, kuriuose yra kryžius vėliavos Skandinavijos. Čia yra mitas, iškart pasisakau, čia jūs sugalvojote jį, aš taip niekada nesakiau. Taip, mes tas etiketės klijuojam geriau, negu pats savo užsiklijuosi, bet kad... Gerai, o Serbijos finalą, stiprų finalą, laimėjo Teodora su daina Ramonda. Aš labai trumpai pasisakysiu apie Serbijos dainą. Man tai yra visai stipri ir graži daina, ypač šių metų kontekste, baladė, čia jau Austėja turbūt apie tai daugiau pakalbės. Bet man labai gaila, kad mes turim baladę iš Balkanų, kuri nėra balkaniška baladė. Man labai trūksta šitoje dainoje kokio tai akordeono, kokio tai dudelės kokios, kuri būdavo Leiloje, Lanemoje, Oro ir kitose nuostabiose balkaniškose baladėse, tai man labai labai šito trūksta, tokio prieskonio iš tos dainos, nes dabar tai atrodo tokia, nežinau, tarsi į Billie Eilish panaši daina, tik tiek, kad serbiškai dainuojama, ir tokia lėtesnė truputėlį. Ir man pati atlikėja manęs nežavi, nes jai manau, kad trūksta charizmos, trūksta balso, tai kažkaip man nėra per daug įdomu ją žiūrėti ir toks gal keistas palyginimas, bet man šita daina, turbūt, jeigu reiktų Eurovizijoje rasti kažkokį panašų palyginimą, tai aš sakyčiau, kad tai galbūt būtų Slovenija 2019 su Sebi, tokia kaip ir rami daina, neišsišokanti, lyg ir graži, bet lyg ir nieko stebuklingo. Tai aš ir nemanau, kad Serbija labai aukštai bus, o dar mes pakalbėsim apie tos kitus variantus, kuriuos manau, kad turėjo serbai, nes ten tikrai buvo, mano nuomonė, bent jau geresnių dainų. Austėja taip nemano. Austėja, ko tau šitą dainą patinka? Tai aš gal manyčiau, kad gal viena daina buvo geresnė ten, bet apie tai gal dar pakalbėsim. Bet šiaip apskritai vienas dalykas, tai aš labai džiaugiuosi, kad pagaliau turim baladę, pagaliau turim moterišką baladę, nes kelias vyriškas baladės turim, tai toks dalykas. Nes, iš tikrųjų, čia jau vien jau tai, kad
net ir, nebūtinai ten turi mėgti baladas ar nemėgti, bet vis tiek bent jau dėl įvairumo mažiausiai, tai manau tikrai gerai yra turėti. Tai vienas dalykas, o šiaip apskritai, turbūt sutikčiau, kaip ir su to, ką Justas pasakė, graži baladė, tokia jo, neišsišokanti, neturi ten kažkokių aukštų natų, kažkokių ten vokalinių akrobatikų ar dar ko nors. Tokia, kaip yra čia gal kelių tipų, tos baladės yra tos power baladės su ten aukštom natom ir ten jėga ir viso kito. Čia tokia labiau, tokia rami, tokia atpalaiduojanti, tai čia jau kas kam patinka. Tai va, bet aš manau, kad ypač va šiandien, kai klipą pažiūrėjau, tai atėjo tokia mintis, kad tikrai yra, ypač kai turim tiek daug ten greitesnių dainų, tai tikrai yra to potencialo kažkaip taip apžaist gražiai, kad nors ir atrankoje tai buvo gražiai daryta, bet kad dar labiau tai tas pasirodymas būtų toks, kad kažkiek gal ir, aš net nežinau, gal net įrodyt kažkokius gražius vaizdus LED ekranuose, kaip kad klipe daroma, bet tai kažkaip apžaist gražiai su kamerom, kad tai būtų ir taip intimiai nufilmuota, dėmesys atlikėja ir taip kartu kažkokių gražių vaizdų, bet taip, kad ir kartu nebūtų ten perkrauta ar dar kas nors. Tai man atrodo labai tokio yra potencialo tai pateikti labai taip gražiai, kad prikaustytų dėmesį ir kartu, kad būtų toks, sakykime, atsipūtimas ir atgaiva po tų, sakykime, ten greitesnių kažkokių dainų. Tai va, tai manau, kad tai gali būti, iš to Serbija išlošt gali. Tai va, toks turbūt pagrindinis dalykas, ir aišku, šiaip asmeniškai tikrai pasiklausau šitos dainos, tikrai labai graži daina ir man iš tikrųjų ir norisi, va būtent ir tokių baladžių, kurios ten nebūtų kažkokios ten ant aukštų natų, ten, kurios ten remtųsi ar kažkas panašaus, atlikėja, tai, man šiaip atrodo, kad dainavo gerai. Dėl charizmos tai gal iš dalies pritarčiau, bet aš manau, čia vėlgi galima kažkaip, gal reikėtų daugiau to tokio įsijautimo kažkiek, bet galima tai tiesiog kažkaip ir režisūriškai gal išspręsti, sakyčiau. Tai va, tai turbūt tiek. Ir aš džiaugiuosi, kad mano antra vieta laimėjo. Tautvi, ar tu kalbėsi apie Ramondą, o gal mes iš karto einam prie Konstraktos? Man atrodo, kad užteks apie Ramondą. Nebent Rytis dar kažką norėtų pasakyti, bet... Aš gal trumpai tada, nes mano bus logiškesnis čia pasisakymas gal. Aš maniau, kad buvo kaip ir gal dar tebėra, sakykime, terpė gerai baladiai ateiti į Euroviziją ir, tarkim, laimėti komisijų balsavimą. Bet man atrodo, kad Ramonda nėra šita baladė, jinai graži, bet bent jau man yra toks įspūdis, kad kažkaip aš nepažiūriu iki galo to pasirodymo, man pasidaro nuobodu kokioje antroje minutėje. Tuo tarpu, pavyzdžiui, jeigu būtų išrinkta Zorija, kuri jau čia buvo paminėta, man atrodo, kad tada būtų šiek tiek kitokia diskusija. O apie Konstraktą perduodu jums, kad čia negaiščiau laiko. Tautvi, Konstraktą grįžo jį su daina Novo Bolija, man nurovė absoliučiai stogą, tau irgi duodu tau pasisakyti. Много более, 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 более. Novo bolje, brže, veće, više, jače. Evo sad će. Novo bolje, brže, veće, više, lepše. Taip, iš ties Konstraktą man buvo didžiausias vakaro highlight. Nežinau, aš tą dainą klausiau dar prieš atranką ir galvojau, su kokiu čia pasirodymu ji dabar ateis ir ką čia padarys. Ir gavome visiškai tą patį, ką ir matėm prieš 2 metus. Ir taip, kai kuriems galbūt tai atrodo tiesiog nuvalkiota arba tiesiog kažkokių idėjų trūkumas, bet man tai tiesiog atrodo genialu, ypač įsigilinus į būtent dainos žodžius, į žinutę apie tai, kad, kaip žinome, prieš porą metų Konstrakti savo dainoje kritikavo Serbijos būtent sveikatos sistemą ir dabar lyg ir aliuzija yra piešiama, kad lyg ir kažkokios reformos buvo padarytos, bet vis tiek viskas tas pats. Ir ta daina yra būtent apie tai, kad apie tą norą turėti kažką naujo visuomet. Bet gaunam visiškai vienodą pasirodymą. Tai čia, man atrodo, labai daug įvairių socialinėme kontekste ir tikriausiai šiaip įvairiose situacijose galime rasti panašių atspindžių, kai
atrodo, kad norisi kažkokių naujovių, lyg ir kažkas pasikeičia, bet galiausiai viskas yra tas pats, kaip ir buvo. Tai čia tokia platesnė prasme. Man patiko ir pasirodymas, ta prasme, kad jis nėra visiškai vienodas. Jie rado naują kabliuką, vietoj rankų plovimo dabar buvo minkoma tešla, vietoj plojimų buvo rankų tiesiog delno ir galvos sukaliojimas. Filmavimas patiko, tie tokie juodai balti kadrai, kuriuose tiesiog konstraktas žiūri į kamerą ir tiesiog prasiskverbia į tavo sielą. Tai, tiesiog man tame visame kontekste tai buvo labiausiai išsiskyręs pasirodymas. Neliko jis blogai vertintas, bet užėmė 3. vietą berods ir pas komisiją, ir pas žiūrovus, tai visgi neužteko ir nebuvo netgi, sakykime, arti pergalės, nes ir surinkti žiūrovų balsai buvo žymiai mažesni negu 2 žiūrovų favoričių. Bet dar turbūt to pačiu paminėsiu, kad man labai patiko Zorija. Man atrodo, tai būtų buvusi ta baladė, kurią aš tikrai labai mylėčiau, kurią aš būčiau įsikėlęs aukštai savo asmeninėje lentelėje. O dabartinis Serbijos pasirinkimas, tai žinoma, jau daug įvairių argumentų išgirdau ir man atrodo, vėlgi aš labiau sutikčiau su Justo argumentais šiuo atveju. Ir turbūt mano pagrindinė mintis, kad potencialo šitoje dainoje galėtų būti šiek tiek daug, bet būtent dėl tos tokios labai paprastos minimalios instrumentuotės ir ne pačios stipriausios atlikėjos, to potencialo pilno ir neišvystame. Tai tokios mintis apie Serbiją. Aš buvau prisiekęs, kad Norvegija bus mano 1 vietoje ir niekas jos neišstums šių metų tope, bet jeigu serbai būtų išrinkę konstraktą, tai labai būtų susvyravusi Norvegija mano tope, nes tikrai aš toks apžavėtas kažkokia tai daina, turbūt ir nebuvau nuo Norvegijos, Nagote Ulveham. Ir ta visa idėja konstraktos, ką Tautvis jau irgi šiek tiek papasakojo, tai yra tiesiog unikalu, nuostabu, nerealu, niekada gyvenime nematyto. Šiaip pats faktas, kad ji padarydama tai, ką darė pati, padarė tai, ko nieks nėra padaręs niekada. Labai keistai skamba, bet sakau, ta visa idėja, kad ateina atlikėja su praktiškai tokiu pačiu pasirodymu, net ir kamerų kampai tie patys ten ir tų bekų. Beje, jeigu kartais kažkas dar nežinot, apie ką mes čia kalbam, netyčia, tai mes kalbame apie konstraktą, kuri 2022 metų Eurovizijoje dainavo Bitis Drava. Ta daina, turbūt jau šitą tikrai atsiminsit daug kas su plojimais. Tai ir kamerų kampai tie patys, rūbai tie patys, vietoj rankų plovimo tešlos minkimas, kuris irgi tiesiog vizualiai iš toliau taip pat atrodo. Man čia buvo tiesiog viršūnė to kažkokio meniškumo, kokį Eurovizijoje tu gali pamatyti. Ir man taip gaila, kad jos visgi nepamatysime Eurovizijoje. Ir šiek tiek dar irgi pridedant apie Zoriją, kur Tautis užsiminė, tai čia ta daina, kur aš sakiau, kuri galbūt net būtų galėjus laimėti komisijos balsavimą. Nes tikrai įspūdingas atlikėjos vokalas, pati daina stipri, bet visgi neišvažiuoja. Turim, ką turim, vėlgi tas variantas tikrai nėra blogas, greičiausiai Serbija turėtų patekti į finalą, vis tiek turėtų ir išsiskirti tą dainą, turbūt, bet iš kitos pusės mes komisijų neturim pusfinaliuose. Tai žiūrėsim, kaip čia viskas gausis. Ir dabar jau judam prie paskutinės, aš tikiuosi nieko nepraleidom, judam prie paskutinės šalies. Galima dar iššokti staigiai. Žinoma. Labai trumpai, konstraktą padarė tai, ką norėjo ir turėjo padaryti The Roop, bet sėkmingai. Geras, tikrai labai komentaras. Gerai, judam prie Islandijos, tai yra šalis, nežinau kaip čia gal pasakyti, Plotvistlandija, dabar galima ją taip pavadinti, tikrai nereali istorija yra tai, kas įvyko Islandijoje.
Kas nesat susipažinę su ta istorija ir prieš istoriją, tai pasakoju, kodėl mes čia tokie visi nustebę buvom vakar, kodėl vis dar dabar esam šokiruoti. Islandija, galvoju, prieš kokį mėnesį ar gal pusantro paskelbė, kad ji galimai pasitrauks iš Eurovizijos, jeigu ten dalyvaus Izraelis, kad ji pasitars su atrankos nugalėtoju. Ar jis nori važiuoti į Euroviziją, jeigu ten dalyvauja Izraelis. Ta pačia ar berods kitą dieną buvo pranešta, kad atrankoje dalyvaus palestinietis Bashar Murad. Islandija šovė į pirmąją lažybų lentelių vietą, iš karto visi prognozavo, net dainos negirdėjo, tokią politinę pergalę Islandijai, kad štai maždaug išsiunčia palestinietį atlikėją ir visi dabar balsuos iš karto už tai ir šalis laimės Euroviziją. Ir štai, kas nutiko vakar, tai tiesiog visi tie dalykai atsisuko prieš Basharą panašu, nes pateko jis į superfinalą su kita atlikėja ir, vienintelė man sveikų protų įvardėjama priežastis, kodėl jis nelaimėjo, turėdamas geriausią dainą tame finale. Going to the wild, wild west, 'cause it's the best place for business. Got a can-do attitude and nothing to lose. So why the hell wouldn't I risk it? Čia jau irgi, apie tai irgi visą kontekstą, kad, tiesiog nelabai buvo daugiau iš ko rinktis Islandijoje, tai net ir aš labai nenorėjau to viso politinio šešėlio su šita daina ir šita paraiška, bet visgi, manau, kad Islandijoje Wild West Basharo buvo būtent stipriausia kaip daina pati. Ir dėl to, būtent, manau, dėl to politinio konteksto ji ir nelaimėjo, nes finale 1-1 susikovė su Hera Björk, kuri ir važiuos į Euroviziją. Tai aš spėčiau, kad tiesiog daug žmonių balsavo būtent prieš Basharą ir prieš tą visą politikavimą. Ir nutiko kaip nutiko. Islandija nuo vienos iš favoričių laimėti labai greitai nušoko prie garantuoto nepatekimo į finalą. Aš neįsivaizduoju, kas turi vykti, kad šitą dainą patekti į finalą iš pirmo pusfinalio. Ir šauni atlikėja Hera, jį grįžta į Euroviziją 2010, čia jau dalyvavo su Je ne sais quoi, ten kaip vulkanas išsiveržė ir vulkanas vos nesustabdė jos kelionės į Euroviziją tais metais, aš atsimenu. Ji pati yra puikiai, labai šauni atlikėja, labai gražiai su kamera bendraujanti, vokalas nuostabus, bet daina tiesiog yra iš tų pačių 2010-ųjų ir Not in a Good Way. Jeigu mes kartais turim tų tokių nostalgiškų dainų, tai šita netokia. Tautvė, kaip tau Islandijos pasirinkimas ir visa šita situacija? Pradėsiu galbūt nuo Heros Björk. Tai iš tiesų tai yra tas vardas, kurį labai smagu matyti grįžtant į Euroviziją, nes, ji yra tokia, Hera Björk yra Eurovizijos, nežinau, nesakyčiau galbūt ikona, bet tai yra viena iš tų atlikėjų, kuri dalyvauja įvairiuose renginiuose, ji pasirodo įvairiuose koncertuose, nuolatos siejama su Eurovizija, galiausiai netgi ir pati nedalyvaudama dar ir po 2010 metų buvo pritariančioji vokalistė. Paskutinį kartą berods jį padėjo Marijai Olavs 2016 metais. Nelabai 15. Padėjo, kaip sakė. Taip, 2015, taip. Bet, man tiesiog smagu labai matyti jos vardą. Tikrai labai norėčiau, kad ta daina būtų buvusi stipresnė. Bent jau Je ne sais quoi lygio. Nors man asmeniškai tai ir Je ne sais quoi nebuvo labai stipri daina ir man irgi neįtin patiko iš tiesų. Ir Hera tikrai turi geresnių dainų ir man atrodo, ji jau ne pirmą kartą čia grįžo į Islandijos atranką ir man atrodo, kad jos praeitos dainos buvo tikrai geresnės. Dabar nebeprisimenu, kada buvo paskutinis kartas, bet tiesiog prisiminiau, kad kiek pamenu, man tada visai ta daina jos ir patiko. Jo pasirinkimas tai, kaip ir jūs tą sakė, toksai visiškai
grįžimas į 2010-uosius, bet negerąją prasme. Nežinau irgi, kas galėtų jai padėti, tikriausiai nelabai kas, bet nemanau, kad tai yra daina, kuri liks tikrai ten paskutiniai, sakykime, vietoj pusfinalyje, bet vargiai ją matau į 10-tuką įsibraunančią. O kalbant apie visą kitą dramą, tai aš labai nesiplėsiu, iš tiesų džiaugiuosi, kad nelaimėjo Bashiras, man atrodo, absoliučiai Eurovizijai nereikia to politikavimo ir jeigu Islandija, na galbūt ne Islandija, ar Bashiras, arba jo gerbėjai bandė labai stipriai teikti, kad čia nėra jokio čia politizavimo, kur čia jūs matote kažką, tai man atrodo tiek daina, tiek dainos žodžiai, tiek dainos pasirodymas, tiek Bashiro komentarai Islandijos finalo metu puikiai iliustruoja argumentą, kad tai yra labai labai stipriai politizuojanti paraiška ir tiesiog džiaugiuosi, kad jos Eurovizijoje nebus. Tai tokias mintis. Džiaugiuosi dėl Heros, galėjo ateiti su geresnė daina. Šiaip tai Tauti, tu sakai, kad ji gal ir neužims paskutinės vietos, bet aš, pavyzdžiui, daugiau nematau, kam užimti paskutinę vietą pirmam pusfinalį. Na kas, Moldova? Liuksemburgas. Moldova visada kažką išsitraukia iš rankovės, jau kai atvažiuoja gegužį į Euroviziją. Liuksemburgas. Nu tikrai ne Liuksemburgas. Nu, aš beveik tikras esu, kad Liuksemburgas nepateks į finalą, o ten viena iš tų 5 vietų, kuri nepateks, na kažkas turės ją užimti. Bet aš visgi spėčiau, kad Islandija. Kipras. Kipras gal. Nu, gerai. Aš manau, kad Islandija vis tiek turi daugiau tokio, kaip čia, autentikos, galim tai pasakyti. Jinai vis tiek tokia autentiškesnė ir jinai turi, gal, sakykime, taiko į truputėlį kitokį klausytoją, gal, sakykime, šiek tiek vyresnį klausytoją. Ir tai yra tam tikra, kaip pasakyti, nėra daug konkurencijos dėl to klausytojo, nors jų ir nėra labai gal daug. Tuo tarpu Kipras taiko į tą patį klausytoją kaip milijonas kitų dainų. Aš hiperbolizuoju, bet manau, kad Kipras gali nublankti, jeigu jau čia taip spėliojam į priekį. Ir nežinom, ką Azerbaidžanas atsiūs. Azerbaidžanas, Australija, nežinom, ką išsiųs Portugalija, galų gale ką išsirinks, nors ten favoritai irgi viena tarsi ir aiški. Bet Islandija net ir draugių neturi šitam pusfinalyje, nei Norvegijos, nei Švedijos, nei Danijos nėra. Švedija nebent balsuoja. Balsuoja Švedija šitam pusfinalyje. Nu tai va čia gal kažkiek... Bet ten nėra labai stipri draugystė balsų. Jo, daugiau su Danija ir su Norvegija. Tai aš tai kol kas tai lipdyčiau Islandijai paskutinę vietą. Austėja, tu... pritartum labiau tam? Nu, kaip, aš šiaip manau, kad apskritai, nors ta daina nėra kažkokia labai stipri, bet, aš labiau būčiau tos nuomonės, kad tai vis tiek yra tokia, nors ir pasenus daina, bet tai vat ir gal apeliuoja į tą vyresnį auditoriją ir plus, apskritai yra visai smagu, kad, tai yra toks šlageris, kuris lyg ir anksčiau, ten maždaug tais pačiais 2010-ais ir buvo tarsi toks eurovizinis standartas, vos ne? Ten, ir iš esmės aš galvoju, ar nebuvo netgi taip, kad vienas iš tokių paskutinių, tokių tikrų šlagerių Eurovizijų ir buvo ten tų metinė Danijos daina In a Moment Like This. Tai va, tai kažkaip man taip įdomiai, kad iš tų metų grįžtanti atlikėja vėl dabar grįžta su tokia daina. Tai toks įdomus dalykas ir aš manau vis tiek yra tam tikra kategorija žmonių, kurie mažų mažiausiai tai džiaugtųsi, kad vieną tokią dainą turim. Ten, aišku, ar balsuos, tai čia gal kitas klausimas, kad balsuos nemanau, kad daug kas, bet vis tiek kažkiek įkris. Plus kitas dalykas, tai yra atlikėja pati, tiek ir jau turi fanų tarp, Eurovizijos fanų, tiek ir, tikrai stipri atlikėja. Aš dar kažkaip net galvoju, kad ten ta Islandijos atranka tokia silpna, ten daug to tokių Europop, Eurodance, tokių dainų vos ne visos tokios, apart būtent Basharo dainos. Ir kažkaip niekur neišsiskiria ir dėl Heros dainos aš pusfinalyje kažkaip galvojau, kad, gerai, finalą ten pateko, bet man toks netgi atrodė, kad gal, dėl atlikėjos, kaip ir kad atlikėja lyg ir iškėlė tą dainą, sakykime, ir gal iki šiol taip ir yra, bet kažkaip vakar šitą dainą man geriau susiklausė, aš gal net manyčiau, kad net ir ta angliška versija, vienas iš retų atvejų, kita angliška versija kažkaip gal net geriau skamba. Kažkaip tokia, sakykime, tokia, vadinkim, cheesy kažkiek, bet tam tikram kontekste visai taip susiklauso.
Tai va, tai toks, tikrai neprognozuoju, kad žinko finalų turbūt nepateks, tik nemanau, kad paskutinė gal, o šiaip tai smagu, kad politikos tiesiog tos išvengta, vėlgi pasikartosiu, nors Bašaro Dina buvo ir mano favoritė. Ryti, ar turi dar ką pridėti prie Islandijos? Ne, jau realiai viskas buvo pasakyta. Aš vienintelį dalyką, ką norėčiau pridėti, tai kad kaip ir oficialiai mes dar neturim patvirtinimo iš Islandijos, kad jie dalyvaus. Vakar netgi ir Eurovision TV straipsnėje buvo minima, kad RUV dabar kalbės su atlikėja, ar jį nori važiuoti Euroviziją. Bet kiek teko skaityti prieš finalą, būtent Hera ir Bashiras buvo tie du atlikėjai, kurie sakė, kad jie nori vykti Euroviziją. Tai tikėkime, kad tai bus vien tik kažkoks formalumas ir daugiau, ir šis klausimas bus išspręstas. Nors, žinoma, man atrodo, dabar matome, kad nelaimėjusios pusės gerbėjai nerimsta, vyksta kalbos apie tai, kad buvo problemų su balsavimu, nors turbūt mes jau tikriausiai net ant vienos rankos pirštų galėtumėm suskaičiuoti, kiek šalių šiemet turėjo vienokių ar kitokių problemų su balsavimu, galiausiai tai nieko nepakeitė. Žmonės tiesiog nueina į Wikipediją, prirašo ten bet kokius balų skaičius ir žiūrėkit, čia Hera surinko 60 000, o Bashiras tik 100 balsų, kaip tai įmanoma. Tai, tokie vaikiški žaidimai, tai labai man juokingi atrodo, bet kas blogai, kad daug žmonių tuo patiki ir tiesiog dalinasi ir skleidžia tiesiog visiškai nereikalingą dezinformaciją. Tai tiek, bet aš manau, kad Islandiją visgi išvysime, ypač, kad pati Hera sakė, kad nori vykti. Taip, nepamirškit žmonės, Wikipedija nėra šaltinis. Universitete šitą pagrindę išmokau, kur neleisdavo nei cituoti Wikipedijos, tai nieko, Wikipedija gali pildyti bet kas, gali rašyti tenai, ką nori. Tai visada geriau žiūrėkit, ieškokit šaltinių Wikipedijoje, kur ta informacija yra. Kol kas sekmadienio rytą mes dar neturim paskelbtų išsamių tų balsavimo rezultatų, bet jos irgi bus labai įdomu pamatyti, koks iš tikrųjų tas skirtumas buvo Islandijoje. Tai štai viskas jau su šios savaitės dainomis ir dabar skubam iš karto aptarti tai, kas vyks kitą savaitę, o kitą savaitę vyks Švedijos finalas. Vienas tikrai laukiamiausių įvykių, bent jau anksčiau būdavo, tai tikrai pats laukiamiausias, dabar jau mes po truputį, ypač su Tautvydu, Austėja, Rytis jau pyksta. Bet abu žiūrėsite ir abu laukėte, man atrodo, taip, kad... Jo, bet gal net labiau dėl to, kad tradicija kažkokia, nesinori sugriauti. Ir daugiau nelabai ką rodys tą vakarą, bet jeigu, pavyzdžiui, vyktų koks Norvegijos finalas ir Švedijos finalas, aš tikrai Norvegijos finalą žiūrėčiau šiemet. Aš visiškai pritariu, tas argumentas, kad ir Rytis jau ir vakar ir mane kabino, kad čia jau antrą savaitę iš eilės žiūrėsi Švedijos atranką, bet sakau, nėra ką žiūrėti. Ir Švedijos atranka jį anksčiau prasideda, tai jeigu nėra pasirinkimo, tai jau pasirinkčiau žiūrėti, negu nežiūrėti. Tai panašu, tai bus ir kitą šeštadienį. Tai štai, o Švedijoje aš manau, kad irgi stenkimės, kad apie visas dainas tikrai neverta čia šnekėti. Šiaip labai įdomus faktas, ką vakar rašydamas straipsnį atradau, tai kad iš 12 dainų tik 3 atlikėjai finale pasirodo pirmą kartą. Tai reiškia, turim 9 sugrįžtančius atlikėjus, iš tų 9 dar 3 yra, kurie jau yra antras vietas užėmę. Doter, Markus ir Martynus ir Danis Saucedo. Visi jie yra jau per žingsnį likę nuo Eurovizijos, o jeigu pažiūrėtume į lažybininkų prognozes ir aš manau, kad jeigu pažiūrėtume į pasirodymus, tai aš su to visiškai sutinku, kad intrigos šitam finale yra labai mažai ir greičiausiai į Euroviziją važiuos Markus ir Martynus su daina Unforgettable. Ryti, tu pasipriešinsi tam ar sutiksi? Skambinkite policijai, nes jį tiesiog pavogė mano širdį, tai be pastangų. Aš pacitavau savo laimėtojos kūrinį, nes šįryt nusprendžiau, kad vis dėlto, kad ir kaip man patinka Markuso ir Martynuso daina,
Aš palaikau Jacqueline ir tikiuosi, kad jinai laimės. Matau, kad lažybose yra antroje vietoje šiuo metu, tai čia mano nėra visiškai šūvis į pro šalį, manau. Bet kalbant apie Markusą ir Martinusą, man atrodo įdomus faktas. Aš bandžiau pasitikrinti šitą faktą. Tai nesu 100% tikras, bet man atrodo, kad jeigu jie vis dėlto laimėtų, tai būtų pirmas atvejis Melody Festivalino istorijoje, kai jį laimi ir Švedijai atstovauja atlikėjai, kurie iš tikrųjų toje atrankoje dalyvauja tik dėl reklaminių priežasčių. Nes atlikėjai Švedijoje negyvena, švediškai nekalba. Nu, žodžiu, jie iš tikrųjų to atrankoje pasirodo tik dėl reklaminių priežasčių. Kaip kad, pavyzdžiui, dalyvavo Lenkų atlikėja Margaret, kas čia dar dabar neateina į galvą, taigi niekas, bet tikrai yra būta tokių atvejų, bet nekarto tie atlikėjai nelaimėjo. Tai dėl kalbos, aišku, jie ten susikalba puikiai, nes tiesiog tokia yra specifika švedų ir norvegų kalbų, bet man atrodo vis tiek tai būtų įdomus toks atvejis, kai pirmas toks atvejis. Dabar apie pačią dainą. Aš nenoriu, kad jie laimėtų iš tos pusės, kad tai būtų pernelyg panašu į Lietuvos pasirodymą ir iš tos pusės negerai. Ypač kalbant apie komisijų meilę, nes tada, manau, komisijos labiau būtų linkusios, galbūt jeigu rinktųsi iš 2 mūsų dainų, pasirinktų Švediją, nes tai Švedija. Bet iš esmės, manau, kad kalbant apie kažkokį įspūdį, kurį palieka, tai manau, kad Lietuvos daina, jeigu taip lyginti tas 2, palieka gilesnį įspūdį. Bet čia ir palikim jos. O iš kitų vertų dėmesio, tai mano asmeniškai favoritė, aš jau susitaikiau, kad nelaimės tikriausiai ir nebekeliu jos šitą topą. Tai mano taip toks top 3 pagal dainas, kurias aš norėčiau girdėti Eurovizijai, tai būtų pirma Jacqueline su daina Effortless. Vis tiek man tai atrodo, kad tai nėra tokia jau standartinė ir prištampuota Melody Festivalino daina ir turi labai gerą pasirodymą. Ten, toksai, aišku, daug Melody Festivalino pasirodymų galima tiesiai įdėti į didžiąją Euroviziją, bet šį tai, ta prasme, man tai labai patinka, aš ten neturiu jokių pastabų. Ir antroje vietoje man patinka Marijos Sur daina, netikiu, kad laimės, bet tikrai catchy tasai pagaulus priedainis. Ir trečioje vietoje būtent Markus ir Martinus, kurių daina man taip pat labai patiko iš pradžių, bet kai pamačiau pasirodymą, kažko pritrūko. Gal tam tokiam įspūdžiui, kurį matau, Justas čia patyrė ir pakalbės plačiau. Tai gal tiek. Pareklamuoju tą Jacqueline ir baigiu pasisakymą. Nėra taip, kad aš kažką ten labai stebuklingo pamačiau, bet tiesiog lyginant viską, ką matė Melody Festivalin, tai man atrodo, kad net arti nėra niekas Markuso ir Martinuso. Ir mano netgi toks drąsus gal spėjimas, sakyčiau, aš manau, kad jie šeštadienio finalą laimės netgi didesnių skirtumų negu Lorin pernai laimėjo. Nes tiesiog, jeigu Lorin turėjo konkurenciją tos pačius Markus ir Martinus pernai, kurie antrą vietą užėmė, tai man atrodo, kad šiemet tas gepas tarp šito package viso, tiek dainos, tiek atlikėjų charizmos, tiek kaip vokalai skamba, nors ten, aišku, prirašyta tubekų kiek tik nori, bet vis tiek jinai skamba gerai ir tiek viso pasirodymo, man atrodo, kad jisai tiesiog keliom galvom yra aukščiau už visus kitus. Rytis užsiminė, kad jau yra susitaikę su Dotter pralaimėjimu. Žinau, kad Emilis ir Austėja dar nėra susitaikę su to. Tai Austėja atstovėk dabar už jūs abudu. Taip, tai gerai, tai aš taip net nežinau, nuo ko čia pradėjo. Gerai dėl Dotter, tai aš vienas dalykas, tai aišku, tai yra mano asmeninė visiška favoritė, ten jau praeitą savaitę daug pakalbėjau apie tai, kaip aš myliu pačią dainą, kaip aš būtent to iš Dotter noriu, nes jos klausiau dar, kai dauguma eurofanų dar nežinojo. Tai va, tai tokie dalykai, čia gal jau labai nesiplėsiu, bet dar be to, tai dar ir apskritai
Nu, iš tikrųjų, tikrai, žiūrovai tai ten jau subalsuos kaip jau ten nori, kas labiausiai patiks, bet komisija, tai, manau, galėtų kažkiek atsižvelgti ir tą tokį, kad, nu, čia daug aišku apie tai kalbu, apie tai, kad baladžių trūksta ir kad, nu, iš tikrųjų būtų gerai, manau, iš Švedijos siūsti ten baladę, kad tiesiog dėl to įvairumo. Taip, aišku, čia nesakau, kad ten bet kokia baladė turi būti tikrai gera, bet aš manau, kad būtent Daughter daina ir yra tokia, kad, nu, ten, ta prasme, mane tai labai labai paliečia ir tikrai tokia, man atrodo, ir asmeniška atlikėjai ir tikrai labai gražu ir pasirodymas, ir balsas jos, ir viskas labai tiesiog yra gražu. Tai tiesiog nesakau, kad ten tikrai laimės, ar aš ten būtinai tai prognozuoju, nes nu vis tiek matom lažybas, matom, kad ne visiems tai patinka, bet nu kas tikės, jeigu ne, aš vis tiek tikiu, kad Daughter gali laimėti, kad įvyks stebuklas ir kad mes su Emiliu būsim laimingi. Tai va. Bet šiaip apskritai, aš taip vakar gal dar kitaip sakiau, bet iš tikrųjų tai finalas visai stiprus, man atrodo, yra, kad faktas, kad vis tiek, nu, visos dainos, visos paraiškos yra stiprios iš tos pusės, kad tai tikrai taip techniškai yra gerai padaryti pasirodymai, dainos gerai suprodusuotos yra, vokalai geri, aišku, ten kiek patys vokalai geri ir kiek ten tų įrašytų bekų, tai čia kitas klausimas, bet kad, nu, iš esmės visi skamba gerai. Tai, nu, iš tikrųjų, tikrai tas toks šou, iš to tokio, nežinau, kaip pasakyti, nuo poliravimo pusės viskas yra gerai, kiek mums tai patinka, kiek net, čia, aišku, vėlgi kitas klausimas, bet jo, tas yra fainai ir šiaip dabar kalbant jeigu apie Markus ir Martinus, tai šiaip aš nematau to hypo visai, tiesiog, nu taip, ten, man tiesiog tai yra tokia, nu kaip, visai stipri gal daina iš tos techninės pusės, gal aš dėčiau tą pačią kategoriją su, pavyzdžiui, Marija Sur, arba ten kažkiek gal ir ta pačia Jacqueline, nors ir kiek kitokia daina, kad, nu, tiesiog toks švediškas popsas su geru išdirbtų pasirodymu ir tiek. Markus ir Martinus, aišku, nebejotinai turi savo ten tą fanų bazę, tokį iš dar anksčiau, kai jie dar būdami paaugliai buvo ten didelės žvaigždės, pernai matėm, kiek jie daug to palaikymo sulaukė ir kaip yra ta tokia populiari nuomonė, kad jie nelaimėjo gal tik dėl to, kad buvo Lorin ir kad jie vos net ten bet kuriais kitais metais būtų laimėję. Ten tos dainos hypo aš pernai irgi nemačiau, bet žmonėm patinka, tai taip jau yra ir dėl to šiemet irgi kaip ir gal, nu, vis tiek aišku, kodėl yra tas hypas. Nors aš šiaip manau, kad tiek daina Air buvo, gal, nu, matos yra tas jų toks stilius, bet šiek tiek geresnė. Pasirodymas, nu, jau buvo tokie techniškai gerai išpildyti, bet pernai man jis toks, nu, nežinau, malonesnis su tais lazeriai, sakykim, taip maloniau, gal, sakykim, kažkiek sužaista buvo, nu, bet tai va, tai aš kažkaip manau, kad greičiausiai jie laimės, bet nelabai to norėčiau ir net ir žiūrint, pavyzdžiui, kokį rekepą, man jie tikrai nėra ten kažkokie geriausi ar ten labiausiai išsiskiriantis, tai turbūt toks dalykas. Tai va, nu, ten, nežinau, ką dar išskirčiau, tai aišku, turbūt tradiciškai dar kita tokia labiau baladė, tai Lisa Ajax, Awful Liar, tokia švediška baladė, nieko gal naujo, bet labai graži daina. Ir savo 2022 meilę Kazio P. su Give My Heart a Break, kuri tikrai nelaimės ir panašiai, bet labai tokia smagi daina ir man šiaip jinai labai patinka ir ta jos ta praeita daina buvo mano klausomiausia Spotify'aus tų metų. Tai va. Bet paguodai Kazio P. jau laimėjo pernai Euroviziją, taip jinai, man atrodo, ir savo Instagrame yra pasirašiusi, nes buvo viena iš tų autorių. Ir jinai netgi American Song Contest yra laimėjus kaip dainų autorė. Tai štai, Tautvi, tarkite žodį. Visų pirma, tai toks asmeninis pastebėjimas, kad stebint Melody festivalį, mes jeigu su Ryčiu susirašinėjom apie tai, tai daug ten vyksta ginčų ir nesutarimų, bet galiausiai rezultate turim tuos pačius favoritus. Tai mane tai šiek tiek nustebino, maloniai nustebino. Kalbant apie finalą, tai, nežinau, daug dėmesio skiriam čia 9 vietą finale užimsiančiai atlikėjai, bet man atrodo, jeigu kalbam apie baladės, tai netgi aš išskirčiau Aniką labiau ir, pavyzdžiui, tam finale aš matyčiau Aniką labiau renkant komisijos balsus negu Daughter. Nors ten, žinoma, labiau tokia mid-tempo power ballad. Replikuojant į tai, ką Justas sakė, tai vat man čia turbūt tas toksai didžiausias skirtumas yra, kad aš nematau Markus ir Martinus taip stipriai, ryškiai geresnius ir įdomesnius už visus kitus. Aš vis tiek jų dainą dedu į tą bendrą
krūvą, kurioje labai daug panašių dainų yra Melody Festivalin. Natūraliai norisi lyginti su praėjusiais metais, tai man irgi atrodo, kad Air buvo geresnė daina ir pasirodymas irgi įdomiau susižiūrėjo. Tai va tame, kad, atrodo viskas labai daug, viskas sudėta. Žinoma, tikriausiai neneigsim techninę pusę, jų pasirodymas yra labai sudėtingas, jis yra nuostabiai išpildytas, bet vėlgi man trūksta jame sielos ir tiesiog, neužkabino. O kalbant apie jau vėl favoritus, tai vakar galiausiai įsitraukiau į Spotify kelias dainas ir man atrodo turiu 2 ryškius favoritus. Tai antroji vietoje būtų Marija Sur. Nieko labai originalaus, bet visgi jau reikia vertinti per tą prizmę, reikia rinktis iš to, ką turim. Tai iš to, ką turim, man atrodo, Marija Sur labai gerai išsiskiria, džiaugiuosi, kad ji atėjo su tokia aptempo daina, nes pernykštė jos baladė buvo labai nuobodi iš tiesų, o favorite man asmeniškai žymiai virš visų kitų, tai būtų Jacqueline. Tai buvo daina, kurią, aš atsimenu, vėlgi, tai buvo turbūt vienintelė daina šių metų Melfeste, kurią išgirdęs snipetą pagalvojau, kažkas įdomaus. Tai pasirodymas visiškai nenuvylė, galvojau, kadangi man patiko, galvojau, tai čia jau į finalą nepateks, galiausiai ir pačiu pirmų numeriu ir finalą pateko, tai tikrai labai džiaugiuosi ir labai smagu matyti, kad ji antroje vietoje lažybose, kas norisi tikėti, kad galbūt kažkokia čia intriga ir matysime, o gal ir ne. Bet jeigu reikėtų spėti, tai sakyčiau, kad Markus ir Martinus laimės, bet jeigu reikėtų sekti savo širdį, tai ji atitektų Jacqueline. Ok, aš taip pat irgi dar pasakysiu, kokia daina man patinka, kurios jūs nė vienas net nepaminėjot, bet prieš tai primenu, tautis kažką reikia. Medina. Tuoj prie to prieisiu. Prieš tai tiesiog priminimas, jūs jau su mumis beveik 2 valandas, tai jeigu panašu, kad jums patinka mūsų klausyti ir tai, ką mes darom, tai dar kartelį primenu laikas, subscribas ir netgi ir Contribui galimybę paremti šį kartą Eurodieną, tai labai labai būsim dėkingi už jūsų padėką mums, tikrai daug laiko skiriam, daug investuojam, žiūrėdami, sekdami viską, įrašinėdami, montuodami, tai bent jau gal bilietus į Euroviziją šį kartą lėktuvo galėsim kažkaip iš jūsų paramos nusipirkti, kas būtų tikrai labai labai šaunu. O mano favoritai, tai kaip Tautis ir sakė, net ne favoritai, mano favoritai tai Markus ir Martinus, bet mano antra vieta tai ir ryškiai antra vieta, tai yra Medina su Que Sera. Tautis, matau, pasipiktinės yra linksi neigiamai kaip konstraktą per Novo Bolį, bet nežinau, man šita daina patinka, aš labai norėčiau, kad Švedija būtent ją netgi išrinktų į Malmę, aš matyčiau visą tiesiog areną išeinančią iš proto per šitą dainą, plus tai būtų kūrinys po milžiniškos pertraukos švedų kalba ir tai tiesiog, apskritai kaip šaliai šeimininkiai turėtų tokią dainą, tokį futbolo čempionato himną,
man atrodo, būtų įdomus žingsnis, vis tiek švedai, kažkai ar dabar tos pergalės ten labai nori, kažkai ar jie gali ir pasiekti su kitom kažkokiam dainom, tai kodėlgi nepadarius pagaliau kažkokį tokį, nes tie patys Markus ir Martynus, nu tai vėlgi, jūs jau irgi kalbėjot, tai toks kažkoks miksas tarp Benjamin Ingrosso, tarp to pačio Robino ir daugybės kitų Švedijos atstovų, kuriuos jau esame matę, tai nėra kažkaip labai nauja, tai va aš sakyčiau, imkit šitą, siūskit tai, ko niekada nesate turėję, tikrai jau būsit finale, nebus taip, kad jį nepateksit ir pasitūsinam visi Malmiai. Man šitas variantas patiktų. Ryte. Taip. Kažką pridėti nori. Aš norėjau pridėti, kad va čia užsiminė apie švedų kalbą ir panašiai. Visgi yra kažkokia tokia irgi tendencija matyti, kad kaip švedai balsuoja Melody festivalinę ir ką siunčia Eurovizija ir tai, ko jie klausosi, nebūtinai eina kartu. Nes, pavyzdžiui, dabar atsidariau Spotify šios dienos, kovo 3 dienos, top 50 Švedijos dainų ir pirmos 2 dainos yra iš Melody festivalino, bet jos abi yra švedų kalba. Pirma yra Unija, o Frie atliekama Fröken Snusk, o antroje vietoje yra mano favoritė, kuri liko pusfinalyje, tai yra 30 km/h, kurią atlieka Lija Lašon. O trečioje vietoje yra Beyoncé, tai žinote. Ir 4 matau Gunilą. Tai tokios tendencijos Švedijos Spotify dedasi, tai man atrodo, kad gal pas jos yra tasai šiek tiek, kad reikia kažką Eurovizijai išsiųsti, tai tada dainuojam angliškai. Bet gal vieną dieną pasikeis. Nu jo, galėtų jau kažkaip visą Europą baigė iš to išaukti, jau tarsi Švedija anksčiau diktuodavo madas, o dabar pati Švedija šiek tiek nuo tų madų atsilieka. Ir dar kalbant apie Beyoncé, tai būtinai streaminkit Texas Hold'em ir laukite Beyoncé's albumo kovo 29, man atrodo, gal dieną. Mano namų ūkyje labai laukiamas yra šis albumas, linkėjimai Indrei. Tai štai. Tai tokie pastebėjimai mūsų, daug dalykų aptariam. Indrė net atėjo pasižiūrėti mane, kodėl apie Beyoncé kalbu. Gal net ir jinai podcastą dabar įsijungs. Daug dalykų aptariam. Kitą savaitę panašu, kad bus šiek tiek ramiau, bet ne visai ramu, kadangi 6 dieną, tai yra trečiadienį, turėtume sužinoti, kas atstovaus Australijai. Tai turbūt ir ne tik atlikėja, bet jau ir dainą išgirsim. 7 dieną, ketvirtadienį, išgirsim Marinos Sati iš Graikijos dainą. 6 laukia 2 finalai, Melody festivalin ir Festival da Canção Portugalijoje, kurio jau neberadome laiko aptarti, bet ten irgi šaunių visai dainų yra, kaip ir kiekvienais metais. Jos, aišku, labai kitokios yra ir labai keista žiūrėti tą finalą būna, nes tiesiog visos dainos yra tokios, kur Eurovizijoje tokių labai retai būna, bet man tai savotiškai ir žavu. Ir dabar pagal planą sekmadienį 10 dieną turėtų būti išleista Izraelio daina, kaip tik mums prieš pat podcastą pamatėm tokį pranešimą, kad lyg ir Kan, tai yra Izraelio transliuotojas, planuoja sutikti su viskuo, ką, žodžiu, Europos transliuotojų sąjunga, ko tik tai prašys iš jų, pakeis dainą, pakeis dainos žodžius ir važiuos į Euroviziją, tai matysim, jau tikrai artėja prie kulminacijos šitas reikalas. O taip pat, nežinau, ar kitą savaitę, ar dar kitą nusitemps, visas Kaukazo trejetukas, kol kas yra mistiškas kaip visada iš esmės. Sakartvelas, Armėnija, Azerbaidžanas, visada tie patys 3 įtariamieji, kai mes laukiam kažkokių tai dainų, kai norim jau užbaigti sezoną, kažkaip jau norim tokį paskutinį podcastą pasidaryti prieš mūsų tas įprastas pusfinalių apžvalgas ir pastoviai mums vis tiek reikia laukti Sakartvelo, Armėnijos, Azerbaidžano, arba jos tiesiog lieka nebeaptartos jau, bet nedarysi dėl vienos dainos viso podcast'o, tai būtų malonu iš jų pusės, jeigu irgi kitą savaitę tas dainas pristatytų. Ačiū, jums labai lauksime. Tai ačiū labai visiems, kas buvot su mumis. Parašykit komentaruose, ko jūs norit iš mūsų. Ką turiu omeny. Tai, kaip sakau, praėjusią savaitę užsiminėt apie video podcastus, tai įdomu, ar čia vieno žmogaus nuomonė buvo, ar yra daugiau norinčių, galbūt dar kažkokių tai patarimų, pasiūlymų norit, gal norėtumėt klausimų mums kažkokių užduoti ir Q&A podcastą padaryti. Tai tiesiog, parašykit, kur mes galim patobulėti, ką mes galim padaryti, kad jūs būtumėte dar laimingesni. Tikiuosi, kad ir šiaip esate laimingi. Ir štai mūsų podcastas jau
šį kartą baigėsi. Ačiū labai, kad buvot, ačiū, kad klausėt, ačiū, kad streaminat, ačiū, kad subscribinat, laikinat ir remiat mus. Ir taip pat dėkoju kolegoms Austėjai, Tautvidui ir Ryčiui, aš Justas, ir su jumis atsisveikinam. Kol kas tikrai dar iki kitos savaitės, nes kitą savaitę dar tikrai susirinksim pasišnekėti. Tai ačiū jums ir iki. Ačiū labai Iki visiems. Iki. Voila, 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 voila. Dar neįsijungiai.